Tu tampaisi su bičiu, kuris tau taip ir nepasiperša, ta prasme. Prisižiūri Instagram, prisižiūri žurnalus. Ištrauki iki 0. 100 eurų. Per 3 mėnesius tave suvystė? Mane suvystė per 2 savaitės. Liuksiškai. Čia ne laidelė apie bitės ir ūkį. Filmuotojai už tų uždarytų durų jums. Su fotografais praleisit belė kiek laiko, tai visą laiką rinkitės flyerną. A gerai? Negerai, pabučiavai. Ai, kaip tave pristatyti, pasakyk man gal. Na, kaip jūs norite, pristatykit mane. Tai čia... Dėja, ponios ir ponai, gerbiamas renginių vedėjas, statybininkas. Geidžiamiausias renginių vedėjas. Ne, jeigu geidžiamiausias, tai turėtų netilpti man ten 365 vestuvės per metus. Tai vat, kas turėtų būti, kad būčiau geidžiamiausias, o ne? Tai siūlio vakarėliams laiko nebelieka. Man atrodo, tiesiog vadink mane pretendentu. Žinot tą serialą Pretendentas? Ne, nežinau. Nežinot, toks senas serialas būdavo, kai bičas kiekvieną seriją į kažką tai įsikūnydavo. Vieną kartą jis būdavo lakūnas, kitą kartą karininkas, trečią daktaras, policininkas, tai va pretendentas. Ir tu toksai, ne, jau esu. Aš viską galiu. Gal terasą seikamas, ne? Laisvalai. Šiaip nebrangiai, žinokit, nebrangiai. Jau kai reiks, aš jau žinosiu, ką kreiptis, bet tavo grafikas, kad tau reikės žiemą laisvas, bet žiemą terasų nedarysi. Nu, galinčiai. Kokia jinai gausis paskui pavasarį, neatsako. Garantijos nesatinkė Tomas. Bet Tomo dirbtuvėlės. kažkas tai gausis, tikrai. Action. Nu tai ką, sveiki visi, vėl džiugu jūs matyti prie ekranų. Labai sveikinu merginas, kurioms galbūt pagaliau pasipiršo ir sveikinu vaikinus, kurie pagaliau pasipiršo. O tai laimėjo kas nors konkursą jau ar dar ne? Jo, dabar reikia man įsirinkti tiesiog iš sąrašiuko, paleisim, kad būtų burto keliu ir išsiųsim greitų metų, laukit naujienų. Aš tą nedalyvavau, kur čia galima ką padaryti. Maikutę firminę su mūsų pagaliau pasipiršo užrašu padovanosim vienai iš jaunųjų, kurios mergvakarį švęs greitų metu. Tai užtaikink savo nuotakas. Tai jau dabar gal nebespėsit, bet jau aš noriu išrinkti, nes jau laikas eina, jau gegužė nosies, jau prasidės sezonas šventimo mergvakarių, tai reikia išsiųsti, atiduoti ir kad pasidžiaugti, tai va. Cool. Gerai, pradžia jau tokia kaip ir gerai bus, dar noriu daryti. Nu, pažiūrėk, Žvilė. Įsižvenk, kad dabar... Klausykit, galite nerimtą moterį patraukti iš ekrano. Aš nesrantu, rimti vyrai normaliai susirinkę, daro informatyvę laidą, stengiasi padėti žmonėms. Bet toks tikrai, žinai, toks įjungia žiniasklaidos tokį šitą ir padaryti reikia ir nebėra jau laiko ir panašiai. Susakiau, viską jau. Dabar jau galėsim viskas pradėti. Jau dabar gerai, jau pradžią padariau. Tiesiog 2,5 valandos jau kalbam, gerą pradžią jau dabar padariau. Tai šiandien laidelėje gerbiami svečiai, mano vestuvių vedėjas Tomas Eigertas ir ne pirmą kartą jau pas mus besisvečiuojanti viešnia Živilė. Labutis. Aš jau čia apšilus kojas esu. Rimtai? Taip. Man tai šala biški dar kol kas. Nieko, to išmuš karštis. Jeigu kas nori ženytis, tai kreiptės Živilė, jinai atstovauja savo naują prekinį ženklą, nori ženytis. Taip, o aš tada galėsiu pasamdyti Tomą, kuris atstovauja save. Bet žiūrėkit, pagaliau pasipiršo, o dabar norim ženytis. Kažkaip visai tinka, aš čia veikiu, aš nelabai suprantu. Tai ir svečias, žinai. Bet smagu, ačiū labai Dainiau, kad pakvietei. Malonu. Smagu, tikrai, taip. Aš jaučiuosi pagerbtas vien tai, kad tu mane jau čia pakvietei. Kitas dalykas, visų pirma, bet čia turbūt aš tavo žmonę turėčiau dėkoti, kad jinai leido vestuvės jūsų pravesti. Aš tai dėkoju žmonai už labai daug ką, iš tikrųjų, jinai, kad leido šitą visą podcastą pravest. Iš tikrųjų. Administratorė, jinai kiek daug idėjų paduoda, patarimų, kiek jinai daug pasako, ko jūs nepakomentuojat, ko neišdrįstat pasakyti, tai jinai man tiesiai šviesiai pasako. Darysi taip, nedarysi taip, to nereikia, to reikia. Ir žmona, man atrodo, net ir vaikus parsivedus jį bus nepavargus vakarą. Man labai gerai spardo užpakalį ir varo į priekį, entuziazmą pajungia. Šaunuolė, bet labai fainai, labai fainai viskas. Man patinka. Man patinka. Gerai jaučiuosi. O aš labai gerai jaučiuosi, kai vestuvėse pamatau Tomą. Jo, smagu. Mesgi ne kartą jau susitikom paskui. Ingridos vestuvės, tu buvai bažnyčiai, tarp kitko dar padėjai pravesti ir bažnyčiai. Taip, tai aš pamačiau Tomas, oi, gerai. O klausyk, nu tai vis tiek prieš kiek metų ženijais, prieš porą, ne?
21 metų rugsėjo 10. O, geras. Okei, supratau. Pataikė. O žiūrėk, Žiūrėk, iš 5 dublio pataikė vestuvių datą. Bet žinai, kaip vyrų negalima klausti datų, kaip ir moterų negalima klausti svorio. Nu, Metų. Čia sukompromituoja, taip, labai stipriai pasimetu. Aš žinai, kaip sakau, mes nesutariam dėl datų su žmona. Jis sako, kaip ateina klausimas, kiek mes laiko kartu. Aš skaičiuoju laiko nuo mūsų pirmo pasimatymo ir man tai yra 5 metai, jubiliejus bus šiemet rugpjūčio 3. O, okei. Tai va, o jei nuo vestuvių vėl naujas skaitliukas pradeda suktis tenais, nuo pasipiršimo vėl nusinulino vėl skaitliukas suktis. Moterys skaičiuoja kitaip, man atrodo, kad jos bendro laiko, kol nėra santuokai, jos iš vis neskaičiuoja, čia yra išmestas, veltui išmestas laikas, ta prasme, nes... Laukimas, vestuvinės suknelės. Tu tampaisi su bičiu, kuris tau taip ir nepasiperša, ta prasme, tai tu visada esi pas tave, žinai, kaip registratoriai automobilio, kur visada ištryninėja tą praeitį, ištryninėja, ne, kaip registratoriai, ištryninėja tą praeitį ir tada įsijungia registratorius kaip apsiženį, nes jis supranta, kad kas buvo jau, ten, tuo metu, kai dar nebuvo žinoti, vienas buvo, antras gali būti, trečias tas vyras gali būti, čia nieko, bet jau kaip apsiženį, potsojau, jau moteris pradėjo įrašinėti viską, kas... Tai todėl aš po 3 mėnesių ir turėjau žiedą, kad norėjau, kad greičiau pradėtų mano skaitliukas suktis. Per 3 mėnesius tave suvystė? Mane suvystė per 2 savaitės. Per 2 savaitės? Tai po 2 savaičių susitikome, aš pasakiau, kad arba vestuvės, arba nieko. Tu pasakei? Jo, aš tą istoriją pasakau anksčiau, tai nenoriu išsiplėsti. Paklausykit tos istorijos, nes tavo trečioji santuoka? Trečioji serija prieš tai vienoje pasakojau savo pasipiršimo istoriją, tai ten buvo šiek detalių. O man dabar, aš taip pagalvojau, man įdomu, Tomai, tu čia visi liepi savo gyvenimą, o tu, pavyzdžiui, po kiek metų pasipiršai? Ai, nesipiršai, gal? Klausykit, Hebra, aš vedu vestuves ir dabar taip būsiu tas pranašas, kiek reikia tempti arba netemti laiko, tada sakys, būk pavyzdys. Nesakys, jeigu vestuvių vedėjas tiek tempia, tai... Palačiau, labai, man atrodo, įdomi istorija. Ne, iš esmės, tai man atrodo, kad... 12 metų? Po 1,5 metų mes pasipiršom. Ar po metų pasipiršau ir po 1,5 metų gausi, neviršėjau 2 metų ir mes apsiženėme. Ai, dėl to, kad žiedo nereikėtų pirkti, ne to? Kad antro nereikėtų žiedo pirkti, čia irgi faktas. Bet žinai, pagrindinis dalykas, taip aš esu taupus. Taip aš esu, iš kur žinot? Nes terasą pats darais. Taip, ir žinau, kiek staupiau. 2 gabalus staupiau už tai, kad tėtis įdėjo geras vertybės ir supratimą, kas yra įrankiai ir gebėjimas suprasti, gaudytis biški plačiau, ne tik vestuvėse ar renginiuose, ne? Tai ką norėjau sakyti, kad turbūt sutiks ir Dainius, ir sutiks dauguma mano jaunųjų, kai tu randi, tai kam abejot? Žinai, kai gaila prarast, tai ir nesitampai. Jo, kai tu jauti, kad tau yra daug, ta prasme, tau yra geriausiai negu kažkada iki tol buvo, tai supranti, kad po to gali tik tais pradėti gailėtis, kad geriausio nepaėmė, o dabar tenka rinktis iš atliekų. Dešas. Netinkamas atsakymas, o ne? Bet čia į anonsą. Jo, bet šitas dalykas... Jis Tomas taip skatina pasipiršti greičiau. Taip, ką aš noriu pasakyti, čia taip aišku nuskambėjo, pasakiau taip atliekų, tai reiškia atliekos tai yra tai, kas lieka. Tai reiškia tai, kas lieka, kažkam yra geriausias variantas. Taip. O tas tavo geriausias kažkam galbūt kas lieka, ne? Tai iš esmės, kiekvienas žmogus turi rasti savo, nėra žmogaus, ne visos moterys už manęs norėtų ženytis ir sutiktų, jeigu aš pirščiausi, ne? Tas pats ir man, tugi matai, su kuo tu nori būti, su kuo tu nenori. Tai va, tai aš labai džiaugiausi, kad tada radau ir man net nebuvo jokių abejonių. Man buvo vienintelis dalykas, kad aš tiesiog vyriškai bijojau. Ir visi vyrai bijo. Čia to baimė yra. Visi vyrai bijo. Čia man irgi gal dar anksčiau, tenais 10 metų atgal, tikrai, bet iš kur ta baimė, aš mes kuklus esam, bet aš irgi susilaukęs klausimą, Dainiau, o tai kaip tu čia taip nusprendė ir kaip tu žinai, kad čia tas žmogus? Žinai, aš nežinau, aš tiesiog taip atrodo, natūraliai. Žinai, iš kur baimė? Baimės nėra dėl to, kad tu kažką tai nepataikytum, kad gal ne tas žmogus, ne tame. Baimė yra tame, kad vyrui, ypač kas turi tos senesnės kartos galbūt mokymo, ar ne, ir to suvokimo, vyrui yra prisimti atsakomybę už visą šeimą. Tai vadinasi, turėjimas žmonos yra atsakomybės prisėmimas. Nors dalinai tai galima sakyti, kad
nėra tai tiesa dėl to, kad šiais laikais moterys ir dirba, ir už save ten atsako ir panašiai, bet ir vyrai yra pasikeitę. Vyrai tvarkosi namuose ir siurbia, ir skalbti moka, ir gamina, ir visa kita. Tai ta tokia lygybė atsiradus, bet vis tiek yra, žinot, pykit, nepykit, ar čia feministai ir dar kažkas dabar mane galėtų nuskalpuoti už tai, bet vis tiek man atrodo, kad normalus vyras visada nori turėti planą, kaip išsaugoti šeimą ir kaip būti tuo, kuris, kai reikės, jis ir ištrauks. Žinai? Tai vat aš manau, kad vyras, kuris abejoja, galbūt ten visiškai ta jaunoji karta, tai ten yra, kur tiesiog gal bėga nuo įsipareigojimų, o ta vat mūsų karta, kodėl mes bijodam, kodėl aš bijau, todėl kad tai yra atsakomybė. Ir ar aš galiu ją panešti, ar negaliu panešti, ar čia dabar jau viskas to pasibaigia, ar aš čia turiu finansų, ar turiu galimybių ten išlaikyti, žinai, va tai tave visą laiką, žinai, slegia. Bet kai tu apsiženiji, tu supranti, kad niekas nepasikeitė, dabar jau yra šeima ir tu tiesiog dar greičiau ir dar galbūt lengviau tą gyvenimą pradėti statyti. Aš manau, kad ateina laikas, kai tu tiesiog nusprendi, kad tu gali tai padaryti ir priimti galbūt informacijos jau žinai per gyvenimą. Ne, ateina laikas, kada ji nusprendžia, kada tu gali padaryti tai ir supranti, kas yra, kad ji gerai nusprendžia, nes kai ji nusprendė ir tu apsiženė, tu supranti, kad blemba, tikrai gali padaryti. Tikrai. Iš tikrųjų, prieš susilaukiant lėliuko, tai aš galvojau, kad viskas bus 5 kartus sudėtingiau, negu iš tikrųjų buvo. O iš tikrųjų buvo tiesiog viskas natūraliai suguliant, pirmą pampersą pasikeitei, antrą kartą jau žinai. Ir viskas. Tai atrodo, ten reikės daug dalykų susipirkti, daug dalykų įskaityti, studijuoti, bet kiek to vaikų metų? 2 metai su 2 metai. Tai gerai. Dar žiūrėk, nekalbėk į priekį. Pasikalbėsim, kai turėsiu 2. Po 2? Vienam bus kokie 6, kitam bus 3. Tai aš žinosiu, kur kreiptis konsultacijas. Jo, va tada tu man paskambink ir pasakyk, kad buvo lengviau negu galvojai. Tu buvai Tomai teisus. Kad yra reikalų kokybiškai išauginti vaikus, ta prasme duoti jiem dėmesio ir viską apšokinėti ir dar, žinai, asmenybės dabar jie kitokie negu mes. Ir normalu, tai reikia suprasti, kad jie irgi keičiasi laikmečiu, kad viskas biški kitaip. Tai žodžiu, vakar buvau kupulo atidarime, labai smagiai praleidom laiką ir ką aš norėjau pasakyti apie tos atidarimus, tai dažniausiai tai yra tiesiog oficialus atidarimas. Gavot nemokamų alkoholinių gėrimų. Visada. Mėginukų. Visada. Tai kremukų ten vis tiek duoda kokį. Viską. Patepa, žinai. Bet kas vakar buvo žiauriai faina, tas kupolas tokiam mažam kaimelyje. Ir į tą kaimą susirinko kaimo žmonės, žinai, ne tik organizavimo, kaimo žmonės. Tai visi gyventojai, ta prasme? Ne visi, žinai, bet ten bendruomenės pirmininkė. Vicemeras atvažiavo, tai jau čia pasidažęs plaukus, pasidabinęs su kostiumu. Ir tai buvo smagu žiūrėti, nes taip dažniausiai, paaiškiai, tas renginys, ten ateina tas savininkas, ten toksai vienas, ten atėjo sūnus. Vos pasakė tą kalbą, kai jis ten kaip čia užtvino, žinai, su tokiam pauzėm. Ir po daug laiko pirmą kartą buvau tokiam paprastam, nuoširdžiam, žinai, baliui atidarime. Bet tai čia gal buvo kaip to miestelio, žinai, kaip atrodo, kad išgirstų, jog Teslos gamyklą statytų, tada sueina visi, nes čia yra, prasme, naujos darbo vietos, ten, žinai, ekonomika, miestas iš 3000 žmonių taps į 50 000, čia toks, svarbus dalykas. Svarbus dalykas, bet jie ten, matai, ne pirmas verslas, ten ir kitos sodyba turėjo panašiai, bet jie su tokiu, pasididžiavimu, kad, irgi kaime plėtoja, ta prasme, tipo, ten daugiau tai vietos. Žodžiu, man atrodo, tas miestelis yra grinai jų paremtas, ten jie Jo, taip ir sakė, kad jie parduotuvės atidarė, sodybos atidarė, ten ir dabar, tipo, prie sodybos dar tą naują kupą. Visa giminė eina pas juos pirkti parduotuvės, tada išlaiko tą vieną šeimą ir ten, žodžiu, visi kiti kaip vergai ir ne, aš juokauju. Gerai, kad Tomai tavęs vakar nebuvo, o tai būtų išvėlęs. Ne, aš juokauju, bet tarp kitko toj vietoj tai tikrai nebuvau, jie dabar tik atsidarė, ne? Jo. Tai va, tai manau, kad bus proga kažkada aplankyti, tai bus faina. Ir dar labai norėjau pridurti, kad kažkaip taip pareklamuosiu galbūt ir save ir savo vestuvių žinias. Buvo kokteiliai vakar ir jie buvo be gėlių. O, rimtai? Taip, įsivaizduoja? Bet to buvo mėlynos antifrizo? Ne, man atrodo. Mes mėlyną kokteilį vadindavom killeriu. Kai eidavom į klubą, būdavo killeris, tai mėlyną kokteilį padarydavo draugai mūsų barmenai, tai ten supildavo
šampaną ir visus, nu turbūt ten būdavo kokie, jo, šiaip labai teisingai pasakyti, tai būdavo visiškai likučiai, 5-6 alkoholinius gėrimus į vieną, ko tu šiaip, tarsi sveiko proto žmogus niekada nedarytum ir niekada nemaišytum, tai supila 5-6 gėrimus ir sakydavo, kad, nu, kileris priverčia tave išvažiuoti namo. Nu, viskas nukilina ir viso. Tai nebuvo kilerio? Ne, nebuvo, bent aš tai nemačiau, tikrai. Ne, tai tu nematai, po pirmo kilerio jau nelabai ką matai. Nei matai, nei atsimenu, nei skauda. Vakarėlis tapo... Taip praskriejo greitai. Bet o ta bendruomenė dabar suvokia, kad jie kiekvieną savaitgalį tūsins. Realiai tūsins. Aš manau, jiem niekas nesakė, kad šaudys ferverkai 3 kartus per savaitgalį, kad bus... Aš manau, kad jie yra pripratę, nes sodyba jau, nu, ta prasme, turėjo įsišvenčių. Ten tokia senesnė, ten ta sodyba paprastesnė yra, tai jie turėjo švenčių. Bet tas kupolas taip atokiau kažkur nuo civilizacijos šiek tiek? Jo, truputį atokiau ten yra. Tipo. Nu, tai sakė, kad ten jau garso ribojami, vien žodžių nėra, ten taip tai išgyrė, ten patataš. Nu, palaukit, dar nebuvo. Nu, pažiūrėjau, Tomas nebuvo atvažiavęs. Nepakūrė vakarėlį. Ne, aš nesu tas garsėjantis, kuris atvažiuoja ir sugriauna sodybas arba iškviečia policiją. Taip, aš esu tokių turėjęs nemažai, bet aš manau, kad aš tiesiog esu patekęs ten, kur patekdavo ir visi kiti, kur tiesiog tradiciškai atvažiuoja. Yra vietos, kur tradiciškai atvažiuoja policija, taip kaip yra vietos, kur pikti savininkai, vos kurios nesinori važiuoti, bet tu važiuoji, taip yra vietos, kur tu tiesiog atvažiuoji ir tu žinai, kad tai yra užfiksuota problema, po 10 valandos, jeigu šaudys ferverkai, bus ragai. Tai taip yra tokių vietų. O yra buvo, kad savininkas, pavyzdžiui, supyksta ir atjungia elektrą visoj viloj? Aš esu girdėjus, kad tipo ten, bet man tai nebuvo. Žinot, ko būna? Nu. Apie atjungimą aš galėsiu jums papasakot, kaip vos net jungia mums koncerto, tai čia irgi yra tai buvę. Bet svarbiausias dalykas, kad yra sodybų, kuriuose yra garso ribojimo aparatėliai. Man atrodo, decibelus matuoja, ta prasme. Dabar yra ten ta viena sodyba, man atrodo, kad jie gal net ir išjungia yra, ar jie gal pakėlė decibelų limitą, kad aš kelis kartus dabar dirbau paskutiniu metu ir buvo kažkaip viskas tvarkojimas, ten ir įtilpom į tos decibelus ir viskas šiki būdavo, bet pirmi kartai tikrai mus, čia gal koja 3 metai atgal, mus perspėjo, kad... Galvos saugiklius išmetė, sakys. Ne, rimtai būdavo, sako, jeigu ten ant raudono padegs ilgiau negu 3 sekundės. Taip, didžiojus dirba ir paskui galva ir mato, kaip indikatorius vaikšto nuo muzikos ir jeigu ten pastovi 3 ar 4 sekundės, man atrodo, ant raudono iškerta elektrą. Tai tu automatiškai rizikuoti nebenori. Ta prasme, viskas. Bet dabar tu pasakyk irgi techniškai, tai kas nutinka tada aparatūrai, ta prasme, realiai garso, nes jaunieji, tai vis tiek jie pasirašo sutartį ten dėl garso, aparatūros ir panašiai, kad jeigu ten kažkas nutiktų, jie ten irgi prisiema atsakomybę. Tai dabar tokie dalykai, ant kiek jie gali pakenkti, ar yra, pavyzdžiui, kad sudegė, ten nesudegė? Nu ne, kažkaip sudegė nebuvo, bet jeigu, matai, mes turbūt gal nesam iškirtę va ten, ypač toj sodyboje. Šiaip būna sodybose, kur dingsta elektra, prapuola, žinai, ir tu dirbi ir ten per kolonėlės šauna, ar ne? Tai aš žinau tas istorijas, kai yra sudegę, pasakysiu paprastai, turbūt, kad mums nėra niekas sugedė, taip, prie mūsų yra išdegusių rozečių, bet čia tarp kitko per fotografus yra tai buvę. Oho, fotografija. Klausausi. Krovė ten viską kažkaip užkliuvo, ką ten sutrumpino, ta prasme, dūmai išrūko iš rozetės, bet ne ant tos linijos buvo mūsų pajungta, tai kažkaip viskas jau praėjo. Tai žodžiu, toks išmušimas iš esmės gali sudeginti, tikrai. Mes aišku naudojam ten didžiai statų ir ten tos visokius ten su apsaugom, ten tos prailgintojus, kurie ten nuo šuolio ten apsaugo ir su kitų dalykų, tai tu žinai, tu turi kuo apsaugoti, bet taip, tai yra žiauriai pavojingas reikalas. Bet vat išmuša elektrą, o neišmuša iš vėžių, vat paties vedant, pavyzdžiui. Ne, tai šiaip tai ne, bet tuo metu tai atrodo ta prasme, wow, ar mes važiuosim namo, ar dar varysim. Dar kūrensis, nes įsivaizduokit, ta prasme, jeigu elektra dingsta, net ir va taip dingsta ir atsiranda, tai visas aparatas turi užsikurti ir viskas užtrunka daug ilgiau. Ir tada tu iš esmės arba tu stovi, arba tu komunikuoji be mikrofono, nes žinai, šviesos užsidega, bet viskas tamsu, toksai būna toks, wow, čia visi šoko, dabar tokia tuščia šokio aikštelė. Ir kai viskas užsikuria, aš tai kaip niekur varau toliau. Žinai, svarbiausia, kad tas išsijungimas netruktų, kaip man kažkada yra trukę, gal pusę valandos ar daugiau. Mes turėjom prie Vilniaus sodyboje, kur buvo absoliučiai, buvo dingus elektra. Tai jūs įsivaizduokit, ta prasme,
aš jau galvoju, ką man daryti. Aš pradėjau prie žvakių pravedinėti tam tikrus dalykus, ką mes turėjom pridarinėti. Aš iškart pasakiau, kad kebra, jeigu jūs šauksit, aš jūsų nepereiksiu, bet mes tik tais taip galim pabaigti ten vakarą arba, pratęsti visą tą nuotaiką. Bet ten Dievas išgelbėjo tuo, kad aš buvau kaip tik baigęs veiklą ir skambėjo tik tais muzika, buvo toks atsipūtimo reikalas, kažkas buvo terasai, kažkas buvo salėje, šoko, dingo elektra, taip tokia gera komunikacija, išbėgo ten žodžiu žmonės iš virtuvės, pridegė žvakių, kažkas terasui prie žvakių irgi ten, žinai, alaus aparatas dar dirbo, man atrodo, ant to pačio slėgio, dar kažkas įsipylė. Jo, tai toks buvo, bet toks nejaukumas dėl to, kad, mes generatorium nepasirūpinsim, sodybos šeimininkas nepasirūpins, nes irgi niekas nieko nežino, kiek laiko mes būsime be elektros, neaišku, kiek mes ten turėsim atsėdėti, tai tokia parkė yra, todėl, kad kiekvienas, man atrodo, normalus vakaro vedėjas yra suinteresuotas, kad viskas tą vakarą būtų nepriekaištinga. Ir jeigu kažkas galvoja, kad mes atvažiuojam kaip savanaudžiai, kurie atvažiuoja tik tais parodyti save ir gerai padaryti fainai čia vakarėlį, žinai, ir čia parodyti savo fainus žaidimus, tai ne. Mes atvažiuojam ir bijom dėl kiekvieno dalyko, dėl vabalo, lėkštėj, dėl sudžiūvusių salotų, dėl fotografų, kurie nutampo jaunuosius, nuo filmuotojų, kurie iškankina ir ištrelioja sukneles jaunosiam. Tai tu parinisi dėl visko, net ir dėl to, kad ar pasibaigs ten kokią nors gėrimą ir nepasibaig, žinai, ar jaunieji gerai sušokia ar nesušoks, nes nuo to kūrėsi tam tikra emocija. Nes tokia kokie, jūs nesat pastebėję, kokie parvažiuoja jaunieji, taip iš esmės vakaras dažnai nuvažiuoja. Nes jeigu parvažiuoja parkiai, ta prasme, ir tada visi žmonės žiūri, kaip tu gali linksmintis, jeigu jaunoji yra parkiai arba, ta prasme, ašarose. Žinai, ir tada visi tokie, kabini, tą tešlą ten varai, nuo to minus 10 bandai pastatyti į plus 100, žinai, ištrauki iki 0. Jau gerai, važiuojam, jau žiūrėk, gal biški jaunoji atsigauna, žinai, nes jau kokteilius 2 išgėrus ir vėl tu kabini ir vėl varai tą viršų, tai sunku. Dėl to aš esu linkęs su jaunaisiais fotosesiją leisti smagiai ir dabar, jeigu jie matau, kad nuvarsa, aš juos tada tempiuosi į barą, pasidaryti kokteiliuką, pasidaryti pertraukėlę, arba sakau, liko laiko, čia dar 20 minučių, viską pasidarėm, jie sako irgi, dažniausiai jaunikis sako, aš jau nebenoriu, žinai, noriu ten eiti parūkyti. Tai aš sakau, tada gerai, mes važiuojam, pasidarysim salės fotkių, dekorų ir panašiai, sakau, jūs sustokit degalinį, jeigu norite tenais kažkur suvaikščiosit savo dalyko, pabūsit ir 2-5 minutės, 10 minučių. Ir tada aš sakau, sako, žinai, dauguma fotografų yra intravertai, tokie ramūs žmonės, meniškos sielos, žinai, bet aš galvoju, kad kartais reikia įsijungti tą irgi vedėjo ir praves programą fotosesijos metu, kad aš jau iš karto jau likus, žinai, antroji fotosesijos daly, sakau, jūs jau ruoškitės vakarėliui, nebedaug liko kadrų, čia padarom tą, greit padarom ir varbo balevot jau. Bet čia yra labai didelis jūsų pliusas. Aš esu ne iš vienos poros girdėjęs, kai sako, sako, mums su fotografu pasisekė. Taip, bet smagų laiką. Bet sakau, jūs dar fotkių nematėt. Sakau, bet darbas bent jau buvo fainas, žinai, nes dėl to, kad sako, mes ir ledų pavalgėm, mes ten sustojom kebabo sukirsti, žinai, išgerti kavos, atsisėdom centre. Tai, aš galvoju, kad kokybiško fotografo darbas prasideda nuo kokybiško suplanavimo to laiko, ne? Nes kažkuris pasakys, mums čia valandos užteks fotosesijai. Neužteks, seniai, neužteks. Dabar, tu spėsi į mašiną nuvažiuoti, tada įsėsti mašiną, nuvažiuoti, išlipti, bam, pašaudai ir viską ant streso vėl ten kažkur tai bėgi, žinai. Taip, tai jau geriau pasakyk ne valandą, pasakyk 2,5. 2-3 yra idealus laikas, galima pasidaryti viską per tą laiką. Tam, kad tu parvažiuodamas sustosi, ten, nežinau, iš vienos lokacijos į kitą važiuodamas sustosi, kavos išgersi su jaunaisiais ir jiem tai bus, žinai, toks ir tu galbūt jos turėsi visai kitokius, nemedinius, nes aš įsivaizduoju. Tai man lengviau dirbti tada su žmonėm, kad aš juos išmaigau, ištampau visai, žinai, jiems nebėra laiko galvoti, kur čia tas rankas dėti, jie tik tais galvoja, kur čia dabar dainius pasiūsi, kokią pusę eiti ir apie ką kalbėti. Aš jiems duodu temą, jie bendrauja, komunikuoja ir aš visada sakau, pasakyk jaunai, ką po 12 planuoja, žinai. Tai viską čia gerai. Aš visą laiką irgi rinktis reikia fotografą, tai sakau, su fotografais praleisit belė kiek laiko, tai visą laiką rinkitės fainą. Taip. Kad būtų kažkoks ryšys, kad būtų vaibelis, kad, nes, ne valandą laiko, čia, žinai, ne prie šampano staliuko, kad tau tik tai taurę paduos. Man atėjo mintis jau, kai tu pasakai, kad pasakyk, ką veiks po 12. Aš būsiu trūk.
kokias. Ir tada dažnai toks bairis kvatojimas naujoje šeimoje, žinai, atsiranda. Nu, okei, gerai, pradėjom gyvenimą. Tai aš dabar galvoju, Tomas čia taip įsijautina, nebūtų renginių vedėjas, ką? Aha, tikrai. Aš žinokit, mano vedimas tai yra mano hobis. Aš kartais vedu, šiaip dažniausiai tai. Tiesiog manau, tu tiesiog turi turėti, būni savim ir viskas, tiesiog. O ką tenai, žinai. Aišku, turi įsijungti tą, kaip, bet sakom, reikia nuo nulio visada vėl save parodyti. Aš irgi atvažiuoju į fotosesiją, tarkim, einu į bažnyčią ir žmonės žiūri į mane, žinai, atsisuka visi, žinai, visa bažnyčia į mane ir fotografas eina, žinai, nežinau, kas čia toks, žinai, o tenais tu eini skubėdamas, tu galvoji 5 dalykus, kur tai mikrofonai, kur tavo kiti objektyvai ir tu eini, žinai, susimasęs ir tu žiūri, žinai, killerio veidų, tu žiūri tiesiog. Ir aš tada pažiūriu tos žmonės į piktus veidus, kad čia galvoju, kas čia toks ateina ir aš žinau, kad aš su jumis siautėsiu po kelių valandų vakare ir aš žinau, kad tai bus tiesiog, tai, žinai, susipažįsti paskui visą. Aš įsivaizduoju, kodėl yra pas jūs tos įtampos tiek daug, dėl to, kad žinai, mano darbe aš galiu biškį nueiti į šoną, galiu sugrįžti, ne? Galiu tortą ten ceremoniją padaryti 5 minutėm vėliau, 5 anksčiau ir iš esmės, jeigu aš nepasakysiu, to nebus. Jeigu tu užkliuvai, parvirtai ir pražiopsoji, kada žiedą mauna, tu viskas nebeturi tos akimirkos, ne? Nu, iš esmės. Viskas tavo karjeras sudeginta. Bet iš tikrųjų nebedirbt. Su žiedais yra taip, iš tikrųjų techninis dalykas, nežinau, čia gal tokia, kaip aš darau. Per ceremoniją tiesiog labai daug apribojimų būna, kiti kunigai sako, jūs negalite į tenais. Vis daugiau atsiranda tų visokių taisyklių ir mes tiesiog gaunam iš toli daryti dalykus. Tai, pavyzdžiui, tas žiedų momentas movimo, ne? Tu turi būti pakankamai toli, tai tu kokį tu zoomą beduosi, vis tiek tu ten nepagausi, nes jaunieji deda žiedus taip ir tu matai vaizdą iš šonų. Tai kada jaunieji užsimauna žiedus per ceremoniją, aš padarau vis dar platų kadrą, videografam irgi tai patinka ir po ceremonijos, kol svečiai eina į lauką ruošti žiedlapiams, aš jauniausius pasigaunu ir sakau, padarom dabar studijinį kadrą, jūs nusimaunat žiedelį iki tiek, viens kitam pabūnat ir videografai dievina šitą mano bairį ir mes iš arti pasidarom per visą ekraną šitą kadrą ir mes jį miksuojam į galeriją ir albume labai gražiai atrodo. Nes kitaip padaryti neįmanoma tiesiog. Tai va. Šiaip dabar tiesiog jis sutrypė mano pagirą jam, kad jo darbas yra labai svarbus, nes kadras praleistas, tu jo nebesugrąžinsi, jis sako, va, prieini, pasakai, kad čia biški nusimautų, padarom iš 5 karto, viskas pavyksta, aš supratau, kad mano dabar darbas tapo svarbesnis. Bet aš manau, kad nereikia išsimušti iš vėžių, kada tarkim, kad ir nepagausi kadrų, nes būna, tarkim, tas bučinys, ne, jaunieji, kunigas sako, gali pasveikinti nuotaką ir tas bučinys būna toks, va, a gerai, ir tada, nu žinai, nepasakysi, kad dar kartą, žinai, tai tada irgi tuo pačiu metu gali irgi būti. Ir tada Antanas iš bažnyčios galo sako, negerai, pabučiavai. Klausykit, aš dar norėjau jūs paklausti nuomonės. Apie tave? Ne, apie mane tai aš jau žinau, ką jūs galvojat, jo dėl to ir krizena čia. Bet bažnyčių reikalai. Aš susiduriu mažiau. Nu, gal Živilė susiduri panašiai kaip ir aš turbūt, gal net ir dažniau, gal daugiau turbūt pabūni, žiauriai daug susidurė su šituo reikalu. Šventasis praktiškai. Ir man labai keista, kodėl vienose bažnyčiose yra durys uždarytos, o kitur viskas atlapota ir sako, vaikai, eikit į Dievo namus ir darykit, ką norit. Ir aš dabar galvoju, tikėjimas tas pats. Bažnyčios tokios pačios. Skiriasi tik tai žmogus, kuris toj bažnyčioj ten valdo, atlieka, aš nepykite, kažkas išmano tos reikalus, aš ten nežinau pavadinimų, ką jie ten, nu, kaip ten pavadinti tam tikrą procesą. Bet yra tokių bažnyčių, kur aš nuvažiavau ir mielą, malonų. Išeina kunigas ar klebonas ar koks ten jo statusas. Išeina pasitikti, jisai su manim pasilabino, sako, Tomai, kaip gyvas čia mačiau, kad tu čia ten, žinai, dar kažką fainai. Tu gali su pakalbėti. Jei į bažnyčią, padėtas ten staliukas vaikam piešimui, ten vaikai ceremonijos metu bėgioja, piešia, ta prasme, bažnyčia yra visiškai open. Ateina fotografas su filmuotu ir sako, ar mes ten galėsim. Sako, elkitės kaip namie, tik nelipkit, sako, ant pagrindinio altoriaus. Nu, ta prasme, jo, viskas. Kitur yra tvoros, kur tu peržengti negali. Vaikui ten staliukų jokių nėra, viskas yra uždarai. Ar galima daryti galinės duris? Ne, negalima daryti galinės duris, žinai. Tai čia dar nieko, bet pavyzdžiui yra tokių, ta prasme, bažnyčių, kurios tiesiog mane palieka už durų, nes aš esu organizatorė. Oho. Viskas gerai, mes susitvarkysime. Oho. Taip, ir aš nekartą esu likusi už durų ir aš tada galvoju, palaukit, jeigu mes gerbiam bažnyčią, aš gerbiu jūs, kodėl jūs mano darbo negerbėt? Nu, bet čia yra, ta prasme,
5% turbūt bažnyčių, kurio, tipo, ačiū visą gerą. Man vieną kartą buvo išėjęs Zakristijonas, gal vadinasi, tas žmogus, kuris padeda, jis tvarko... Gal, klapčiukas būtų, ne? Ne, gal. Taip negražu gal. Nu, iš liaudės atėjo, ką mes žinom. Nu, žodžiu, atėjo žmogus, kuris ten atsakingas turbūt už tą tvarką, pagalba... Ūkvedys, pagalba kunigo. Ir, supranti, jisai kažkaip pradėjo kalbėti jau su žmonėmis, žinai, jisai ten kažką tai pasakė, sakau, dar aš atsiprašau, sakau, aš dar 5 minutės turiu pasakyti informaciją, nes turėjau, jie tiesiog prašė, žinai, kad tai padaryčiau. Jisai atsisuko į mane, sako, dabar ne tu čia vadovauji. Taip. Taip, ne. Ir aš taip, žinai, prašau. Jisai taip žiūri, o sako, ko čia nesupras? Sakau, man tiesiog dar reikia laiko, sakau, mes turim 15 minučių iki ceremonijos, sakau, mes esam Dievo namuose, sakau, man keista, kad jūs iš jų išėjot ir taip kalbat, žinai. Ten prie bažnyčios vos netapo konfliktas, šiaip aš esu visiškai nekonfliktinis, bet kai žmogus negerbė kito žmogaus darbo, žinai, arba su tavim, ta prasme, net neina į jokias diskusijas, kad o gal tau kažką reikia labai svarbaus padaryti ir čia ne tavo pasakymas, kad dabar prašom užeiti yra svarbiausias. Yra svarbiausias galbūt tų pačių užsakovų noras kažką tai pasakyti, iškomunikuoti arba sulaukti tėtės mamos, kurie nori, kad pirmieji nueitų ir išsirinktų vietas, žinai. Vat ir yra tokių vietų, kurie savo tai leidžia, žinai. Gal buvo bloga diena žmogui, va. Bet kitą kartą tos blogos dienos, tai tęsis visą sezoną vestų. Kiek atvažiuoja, tik bloga diena. Kodėl, nuo ko tai priklauso tikėjimas tas pats, kodėl tikrai yra taip, kad vienur yra open, kitur yra visiškai viskas uždaryta, užkalta vinim ir va, net organizacija. Vinim užkalta. Bet bendras vaizdas yra toks, kad aš irgi atvažiavęs į bažnyčią, bijau, kaip čia bus, ar mane išvarys, ar ten pasakys tu tenais neik, ar kažkas atsitiks. Bet vieną kartą yra buvo per ceremoniją, kad kunigui pradėjo skambėti telefonas. Ir jisai išsitraukė telefoną ir net nieko nesakęs, nusisuko, atsiliepė, pradėjo šnekėti. Tai visi svečiai va tokie, pradėjo žvalgytis ir... Palaidoti? Gerai, atvažiuosi. Nedaug, ten kiek įdėsi, tiek gerai bus, viskas gerai. Jo, 5 kastuvais pasirūpinti, viskas tvarko. Faina. Gerai, sveiki. Dažnai dabar skambam tik tokias istorijas, žinai, skamba tokias, kur labiau galbūt iš neigiamos perspektyvos, bet galbūt, aš galvoju, yra ir tokių dalykų, tos taisyklės atsiranda, tiesiog kažkas reiškia atsitikė, yra kažkas nepatiko, kažkas kažką peržengė ribą ir po to atsiranda taisyklės kitiems. Ir man atrodo, kad labai teisingai pasakėjai. Ne visi žmonės dirbantys mūsų rinkoje yra adekvatus. Na, aš taip pripažįstu. Ne visi yra adekvatus renginių vedėjai, ne visi adekvatus yra organizatoriai, fotografai ir filmuotojai. Šiaip labai gerai pasakėjai, nes todėl, kad aš įsivaizduoju, ką sakyti kunigui ir kaip tu gali įsileisti žmogų, kur sakyt, kad, darykit, ką norit. Jeigu ten, žinai, porą savaitgalių atgal kažkas filmavo, nuvertė žvakes, šventintus visus reikalus. Ir su dronu praskuto plaukus bažnyčiai. Gal ten šventai raštą, supranti, suliejo, arba ten, kur daro liturgijas, ar ką, sakau, nežinau, neatsimintų pavadinimų, daro visus šitos reikalus, tai automatiškai, ta prasme, aš irgi greičiausiai, kad uždaryčiau ir stop juostą ir, ta prasme, viskas, filmuotojai už tų uždarytų durų jums. Taip. Sudegino tiltus. Sudegino tiltus, literaliai, iš tikrųjų. Ir, pavyzdžiui, atrodo, kad ir ta pati bažnyčia yra irgi tokia, kur vienuoliai broliai tuokia, jeigu nenusišnekėsiu, tik nenusišneko, ne? Nes mes broliai, mes taip vadinom brolių. Tai jie taip ir vadinasi. Tai atsimenu, kad irgi ten Jėzų fotografas su videografu ten galvas nuleidė, ten sako, žvilė, mes perskaitam taisyklės, viskas gerai, mes ten jau žodžiu žinosim, taip ir taip. Ir ateina kitas brolis su tuo. Ir jisai kiekvienam ranką paspaudė, ten visus vardus, net prie vaikų priėjo, taip ir taip. Ir tie, žinai, fotografas su videografu toks. O tai kaip ten mes ten žinom, bet gal dar kartą. Viskas gerai, sako. Aš nesu, sako, toks griežtas, sako, tai kaip jums geriau, kaip jums patogiau, žinai, tiesiog pagarbą tik išlaikykite. Ir kaip yra ta pati bažnyčia, žinai. Kaip yra svarbu, kai žmogus absoliučiai visiškai nesvarbu, ar tai yra bažnyčia, ar tai ne bažnyčia, kad ateina pas tave be statuso. Ir visiškai nesvarbu, ką jisai veikia, bet jis ateina nuoširdžiai atlikti savo darbą, priima tave į tą pačią bažnyčią, į tą patį ten zaksą vadinamą sodybą, ar ne? Jis ateina be jokio statuso, kad aš čia mano, čia dabar darykit pagal mano taisyklės, nes aš visada stengiuosi atvažiuoti be statuso, nes
kiekvienas mano renginys yra pilna žmonių ir man visiškai nesvarbu, ar jis yra prezidentas, ar jis yra premjeras, ar žmogus, kuris, nežinau, kažkur tai dirba užsienyje, ar jisai yra pardavimų vadybininkas. Visiškai nesvarbu, ką jis veikia gyvenime, jis yra žmogus, kuris taip pat atvarė linksmintis ir aš turiu rasti kalbą su juo. Ir tu atėjęs į statusą tiesiog nubrauktum viską. Tai va čia yra turbūt tas ir jaučiu galėtume pereiti ir pakalbėti apie tuos piktus sodybų savininkus, kas dabar atėjo į galvą, kurie ateina su didesniu statusu, negu atvažiuoja didžiausios fotografų žvaigždės, filmuotų žvaigždės, kurie kainuoja ten po kelis ten tūkstančius ar ne, arba ten renginių vedėjai. Ja. Tai vat kaip būna, ne, ateini ir tu ten labas vakaras, laba diena, čia šiandien mes čia būsim, čia tas. Nu gerai, kad būsi. Ja. Gerai, žiūrėkit, čia negalima, nekiškit tą razetę nieko čia, čia irgi čia negalima. O tai ką pas jūs galima? Nu ką, nesakė, kad va tik šito razetę pas jūs. Ne, nesakė, kad šitas kampas. Ir paskui tu supranti, kai tu gauni tą tokį bum, tada tu automatiškai, nu toks jautiesi, žinai, nu ta prasme, tu atvažiavai daryti darbą. Visi, kas dirba šitą reikalą, turėtų būti, nu, tokie draugiški, žinai, nes tu turi padėti ir papildyti dekorą. Tu turi nueiti iki virtuvės, tu turi su maistininkais susiderinti visus tos dalykus, barmenai, kas ten ferverkus leidžia, dar kažkas. Čia yra ta hebra, kuri tą vakarą sukurs geriausią vakarėlį Lietuvoje, žinai, ir kurie tiesiog linksmin žmonės. Ir va šitoj vietoj tiesiog reikėtų to tokių ant pečių, be mano, be tavo, koks aš čia fainas, čia dabar jūs čia man nieks nevadovaukit. Aš, pavyzdžiui, niekada netvažiuoju vadovauti. Aš dažnai draugiškai. Bet jeigu man ten, va, čia jūsų kamputis ir dažnai, o tai atsiprašau, gal galėčiau kur nors daiktus pasidėti? Kokius dar daiktus? Ką jūs mašinų neturit, kur daiktus pasidėti? Nors sako, aš norėčiau čia gal kostiumą persirengti, gal galėčiau čia... Tai ką dėl tau ir veidrodžio reikia? Jo, virtuvėje gal čia kampelį, žinai, dar kažką. Prie puodų. Galbūt galima vandens prie didžiaus pastatyti porą litrų. Aš nesuprantu, jūs tiek pinigų imat, jūs negalit vandens nusipirkti kolonėlį prieš to žiūrint. Ta prasme, Neptūno butelis ten nei eurų nekainuoja. Kas yra? O jūs tai neimat pinigų, ne? Nemokamai dirbat altruistai. Jo, savanorystė užsiėmat. Šiaip reikia džiaugtis, kad nu, mažai aš kažkaip pažįstu tų tokių neigiamų, blogų, tokių, kur nesinori važiuoti pas tos sodybų. Bet, žinai, mes ir kalbam daugiau dabar apie juos, nes nu, tas labiau įstringa ir tas labiau įsimena, paskui palieka, žinai, tos kontrastas arba labai faini įsiminsi, arba kur kažkas buvo labai blogai. Tai dabar aš nežinau, girdėjau, kad sodybos jau dabar ima kaip ir nuotakų salonai už apžiūro 50 eurų. Taip, man pasiūlė, taip, susimokėti 50 eurų, sakau, aš paskambinau, sakau, su vestuvių organizatorė, sakau, mano jauniai, sakau, yra pasiėmę, sakau, vietas, sakau, nori atvykti, sakau, nu, aš žiūrėkti, sakau, rytoj galbūt jūs būsit Viloj, žinai, tai gerai, 50 eurų. Sakau, bet tokia atsiprašau. Eina, bet čia kaip gerai dar uždirbsiu daugiau. Šakės, tu įsivaizduoji? Ir žinok, bet kas juokingiausia, kad ne juokingiausia, bet aš taip, nu, tai gal aš tada ten sezono metu ten gal kažkaip tenai, nu, tai pasiskambinsiu, ten numykė man. Nu ir žodžiu, ir aš paskui kažkaip prašau, sakau, tu įsivaizduoji, blemba, čia 5 eurų manęs paprašė, tada. Ir jis sako, jo, taigi mum už antrą vizitą, tipo prieš visus, jeigu norėsim važiuoti 100 eurų. Nu tai pirmas vizitas nemokamas. Wow. Okay. Bet čia visas tinklinis marketingas gauna, žinai. Dabar tai pagalvojau, pavyzdžiui, jeigu aš tai padaryčiau daug reklamos, labai daug, ne? Nereikėtų net nuomuoti realiai. Įsivaizduok, jeigu aš iš savo pusės netgi galvoju ir iš tavo taip galėtų būti pilnai, padarai žiauriai daug reklamos, atlaikai, ta prasme, 100 pokalbių po 100 eurų, gali tavęs net nepaimti nei vienas. Taip. Tarsi 10 štukų. Fotosesijos konsultacija. Taip. Fotosesijos, kad ir nebus, man nesvarbu, kad konsultacija. Ir žinai, gale pokalbio sakytumėt, jūs pagalvokit. Gali šiaip manęs ir neimti. Man kaip... Jūs jau susimokėjot už tą valandą, tarsi toks tas mano darbas ir yra. Man atrodo, po šitą pokalbę mūsų rinkai nebeliks tiesiog, nes tiesiog imsim už konsultaciją. Bet jis įsakė, kiek aš komentarų sulaukiau, ten rašė, sako, o kažin, sako, tūlikas apmokesnintas irgi bus, sako, svečiam, sako, su aparačiuku, žinai, po 5 centų. Palaukit, hebra apmokestina net servetėlės, jeigu tu daugiau arba tualetinio popieriaus išnaudoji. Yra tokių sodybų, kurios net
net ir tai apmokestina. Ne, jau Tai, šitą irgi negirdėjau. ta prasme, dar tas 5 eurų, kur pasakyti toks, Toks keistas, žinai, tipo... bet aš jau esu seniau girdėjęs, kur apmokestinas servetėlės ir tualetinį popierių, reiškia, kad kiekvienai šventė yra tam tikras duotas limitas ir jeigu mato ten personalas, kad neužteko, atneša naujo ir tada jau ten jie žymi, kad tu išnaudoja ir kitą dieną susimokės. Tai dėl tokių dalykų tiesiog neima kiti vilų, pavyzdžiui, mes, kai savo organizavome vestuves, mes buvom pas Giletą su Tomu, tai Gileta man buvo, žinau, aukso luitas kažkoks, mes atradom, jinai kaip Mamytė mano tokia. mama, kaip Jo. mano močiutė, du viename, žinai, priėmė mus, sako, čia taip darykit, čia tą parodė viską, aš nežinau, mes su žmona sakom, viskas, mes čia pasliekam, mes iš Vilniaus persikraustėm švęsti į Kauną vien dėl tos savininkės sodybos, ta prasme, iki tokio lygio, o Vilniui buvo sodyba, nuvažiavom apžiūrėti, labai graži vieta, nesvarbu kur. Žinoma, apie ką kalbė. Ir mums pasakė, jeigu jūs norit savo dekorą, mūsų galit neimti, bet už tai sumokėkite tenais. Beveik ten 500 eurų. Kas yra paslaugų kaina dekoratorius. Jeigu jūs nenorit mūsų maisto, jūs galit savo maistą atsivežti, ta prasme, savo tiekėjus, bet sumokėsit ir už mūsų maistą. Ir buvo viso gero, labai malonu. Čia yra daugiau negrįžti. Visiškai tas pats, kai mes atvažiuojam, mes turim dūmų mašiną. O, su dūmais. Dūmų mašina, kurią mes, tai yra normalus komplekte esantis dalykas, jaunųjų šokio metu, per šokius, kad gražiau atrodytų apšvietimas, lempos ir visi kiti dalykai, naudojimo dūmų mašiną, mes ją turim. Taip. Bet kai tu atvažiuoji, tu negali jos naudoti. Todėl, kad sodyba savo dūmų mašiną parduoda tam momentui, kai jaunieji šoks, jie tada parduoda, skaičiuoja jiems pinigus, sakau, bet aš turiu, už kubatūrą dūmų. Sakau, jeigu jie leidžia tuo metu paleisti dūmus, tik tuo metu, sakau, mes galim paleisti. Žinai, aišku, jie ten sako, kad, jūsų dūmai nekokybiški, aš netikiu, kad... O tu paleidai tada ar ne? Tai neleido. Jie neleido? Tai neleido. Bet mes gal apie skirtingą sodybą. Ta prasme, jie leido tik savo jie dūmus tik naudoti. Savo turi mašiną investavę, jie parduoda ir nieko kito neįsileidžia. Ir man tai žiauriai juokingas, už ką dar jūs galite paimti pinigus? Tomai, bet tai tu matei tada, ta prasme, jie įjungė... Jie paleido. Bet jie buvo normalūs. Nusipirko. Bet buvo normalūs dūmai. Tavas standartiniai dūmai vandens pagrindų, pasakysiu taip, kas išmano supras. Nes aš neatsimenu, ar mes šnekėjom per podcastą ar ne, tai gal pasikartosiu šitą vietą, kad mums buvo į paketą, įeina žemo rūko. Ir mes žinom, kaip atrodo žemas rūkas, jeigu ką Dainis įdės fotkę, kaip jisai turi atrodyti. Ir jie paspausti įjungti ir pasileidžia kas? Dūmų mašina. Ir visas jaunųjų šokis dūmų užsklandas. Pilkas debesis. Ir tavas fotografas tik tai šaukti, vedėjas tik tai šaukto, ką jau po visko. Bet buvo žemas rūkas. Arba, pavyzdžiui, tu nuvažiuoji į šventę. Buvo situacija tokia, kad mes nuvažiavom. Jie sakė, kad bus šampanas, ta prasme 12 valandą ten pasipilstyti, išpilstyti ir taip toliau, žinai. Ir aš nukeliauju, aišku, susiderinti visą laiką atvažiuoju, tu nueini pas sodybos atstovus ir tu susiderini, kas kaip buvo, kelintą valandą, ten vakarienė, kaip kas, tokį pasidaryti tokį bendrą planelį, kaip ir sakau, ateini draugiškai susiderinti, kad visiems būtų patogu, kad visi dirbtų kokybiškai, žinotų kas po ko, kad nebūtų ten kažkokių vabank visiškai reikalų. Tai sakau, ir 12 valandą tą šampaną papilstysit. Ar jie? Sakau, Sakau, nereikia bokšto, kad jūs statytumėte. Sakau, papilstykite tiesiog šampaną į padėklus, kas iš esmės yra absoliuti norma visose sodybose. Man kažkaip taip, aš nesu susidūręs su kitokiais reikalais. Vieną taurę 5 eurų. Ir jie sako panašiai, bet jie sako, nesako, nes jie neužsisakė iš anksto. Sakau, bet tai jūs neturite indų, tai mes turim indus. Sakau, papilstykite žmonėm tas, eisim į lauką, darysim ten gintaro dulkės, pasims po šampano, taurė į ranką ir normaliai išeis. Sako, ne, bet mumsgi kainuoja personalas pilstys, tada kainuoja taurės išplauti, vanduo, darbas. Sako, kas mums už tai, sako, mes už dyką turim daryti. Sudegiau, ta prasme, šitoj vietoj man tiesiog trūko styga ir aš galvoju, kodėl kai kurių suvokimas yra, ar mano suvokimas yra toks blogas, ar kai kurių tiesiog savininkų, tokių, nežinau, mano vertimų,
senų dėdų. Negerų. Man tai tokie... Nu, ne taip turi būti. Aš esu, žinokit, aš kaip fotografas esu ėjęs maldavęs šeimininko, kad įjungtų šviesą vakare, nes buvo visiška tamsa, visas paviljonas buvo, ta prasme, palei visas lubas ir laukia virš visų terasų buvo gražios lemputės išdekoruotos, iškabintos, bet jų vakare neįjungė. Buvo visiška tamsa, nei jaunų iššokė filmuot gražiai, tenais nuo didžiaus pulto, tik tais disko šviesos ir jų neužtenka. Ir sakau, kodėl neįjungėt? Jaunie iš tos paslaugos neužsisakė. Jo, bet žiūrėkit, ten lemputės, žinai, kažkas investuoja pinigus tam, kad jos būtų, nes vis tiek būna, kad, nuomojas iš kažko, dar ten gali būti suvokimas. Bet matai, kas yra, iš verslo pusės pažiūrėjus, tai gal jų toks yra marketingas, parduoti sausą salę, kur sako, 500 eurų pas mus. Kiek? Taip. Tik 500 eurų sodyba. Ir paskui prisideda bet tada yra, žinai, ruliukas tualetinio popieriaus euras kainuoja, servetėlės tiek kainuoja, tada jeigu nori, kad būtų šviesa įjungta dar 100 eurų. Ir kad į tualetą nereikėtų pilti vandens su kibiru dar pamokyti. Ne, palauk, tai gali būti, kad sako, žiūrėk, jeigu norit vakarui vieno tualeto, kas jums neužteks ant jūsų skaičiaus žmonių, tai tada 100 eurų, papildomas tualetas dar 100 eurų. Mes jų turim 5, tai jūs pasirinkat, kiek tualetų tą vakarą atidaryti. Gal tada, ir, žinai, bendra suma vis tiek gausit 3,5 tada, bet tu tada išsirenki, bet komunikuoji, kad tavo sodyba tik 500. Įsivaizduojat, važiuoja vestuves svečiai ir sodyba tokia moderni šiuolaikiška, kur sakė, garso indikatorius rodo, kiek garso galima, tai įsivaizduoji tualetai 3 duris ir ant 2 užkabinta elektroninis ekranėlis užrašo neužsakyta. Ir šitas išpirktas, šitą galite eiti. Paskui ten ant liustrų irgi užkabina, šitą neužsakyta. Šį vakarą atleiskite, bus tamsu. Bliava, jo. Tai toj sodyboje kartas garso indikatorius, faina hebra, faina sodyba, tai tikrai žinos, apie ką kalbu. Viskas yra ten tvarkoj, vienintelis dalykas, tik tais garso indikatorius, bet su tuo irgi susigyveni ir viskas ten yra... viskas ten yra čiki šitoj vietoje. Su tais dūmais dar vieną tokį irgi prisiminiau dalyką. Balius vyksta, balevoja, hebra tūsina, viskas gerai, o po vakarienės aš į lauką išėjęs, į terasą žiūriu per langą, kas vyksta viduj ir laukiu veiksmą, žinai, kada jau bėgti man. Ir ateina šeimininkas pas mane, ta prasme, aš su fotoaparatai, žinai, 5 apsikraustęs ir sako, žinokit, aš atjungiu elektrą. Galvoju, kodėl. Sako, čia didžėjus paleido dūmus, man ten viršų jau pradėjo kaukti signalizacija, man ten skambina jau iš apsaugos, čia man papildomi kaštai dabar. Sako, jeigu dar kartą paleis dūmus, sako, aš nieko nežinau, sako, eikit į vidų pas didžėjų, sako, tai reikia pakviesk mane, žinai. Galvoju, gerai, nueisiu pakviesti, aš šiandien jau bėgu, kad net jungtų tos elektros, žinai, didžėjus irgi ateina, sako, tai reikia čia vedėjo klaus, žinai, vedėjas ateina, sako, jūs su jaunaisiais kvieskit juos, nes su jais derinot, kad dūmai bus. Žodžiu, tokia balaganas, kur visiškai nebešventiškas vaibas gaunas ir tu galvoji, kas čia dabar vyksta, žinai, tai būna tokių dalykų. Tai už kokį ten, ar girdėjo svečiai? Aš nieko negirdėjau, bet ten jisai sakė, kad ten jam kaukia per visus galus. Prašau. O tu savo podcastus į YouTube ten dėdė, ne? Jo. Net nežinai, kur atėjai filmuotis. Tai taip to, kad ten YouTube dėdė, žinai. O kaip su peržiūrim, pavyzdžiui, pas tave, kyla po biškį? Jo, dar vis padaugėja, pavyzdžiui, antra serija mūsų iš kažkur po 100 vis atsiranda, tiesiog jau be jokių ten reklamų, pušinimų, nieko. Matai, visi tada pasidalina biškį, kažkas, kas dalyvauja, pašėrina per savo. Lietuvos podcastas yra taip, kad nėra labai plati auditorija lietuviškų turinio. Žiauri, ta prasme, jau kalbant bendrom temam, tokiam visiems tinkančiom, tai taip, tada yra realu, bet jeigu nori kažką konkretizuoti ir specifiško kalbėti, jau tada turi nusiteikti to, kad tu nebūsi, žinai, milijoninių peržiūrų. Čia tavo hobis. Tiesiog, arba tu darai anglų kalbą ir eini į užsienį visiškai tą temą, tai tada jau visai kiti ten dalykai, kiti bet tu lietuvis suvokiai dar kitaip tam tikrus dalykus, ypač tokioj specifiniai temoj kaip vestuvės. Mūsų, žinai, bairių supratimas visai kitoks. Čia humoristai supranta, kad britų humoras vienoks, lietuvių visai kitoks. Tai va, o aš norėjau tokio, žinai, specifinės tematikos, šiek tiek iš fotografo perspektyvos, nes turi kolegos irgi podcast'o apie vestuvės, bet ten jie labai plačiai kalba, aš norėjau šiek tiek ir iš savo pusės labiau apie fotografiją. Jo, bet man, pavyzdžiui, kodėl užkabino turbūt Dainiaus, man patiko, kuris net taip apsidžiaugiau, kai man pasiūlė, tikrai. Žinai, dėl to, kad, aš taip įsijungiau, man vien tuos jau reelsų, žinai, taip išmeta ir taip fainai, taip kokybiškai, žinai, taip,
Žinai, kas liečia podcastus, čia žiūri iš profesinės pusės, arba tu turi patirti kažkokį bagažą sukaupęs, tai aš ką žinau, tai podcastas turi būti arba vizualiai labai stipriai patiktas, arba turinys labai stipriai patiktas, arba tu turi būti žinoma žvaigždė. Tai be šitų, jeigu dviejų dalykų iš tų bent nėra, nebus sėkmingas, neįmanoma. Tai arba tu žvaigždė ir labai gerai kalbi ir nesvarbu, kokioj tu ten daržiniai filmuoji, praeis, arba tu labai gerą vizualą pateiki ir labai gerai pakalbi, bet nesi žvaigždė. Irgi galbūt praeis. Tai vėlgi, tada išmetam tą trečią, tarkim, tu turi labai gerą vizualą ir tu esi žvaigždė, bet tau nereikia kalbėti apie geras temas, tu apie beleką gali pakalbėti, skandaliukai kokie. Irgi eis. Tai va šita taisyklė, kuo ir remiamės. Aš norėjau labai vizualo. Ir, tema tai mūsų, žinai, turinys. Save suvaryti, tu gali padaryti savo podcastą labai žiūrimų, bet gali save suvaryti kaip profą, nes tavęs niekas nenorės. Lietuvoje taip yra, apipylė iš kažko, jie nuo tavęs nusisuko. Jie tavo podcastą žiūrės, bet tavęs nesamdys. Dėl to, kad jie tavęs tokios kaip asmenybės šventai nenori, bet pažiūrėti į tavęs skandalingą ir atrodantį kitaip labai nori. Ir va čia viskas. Tas pats ir aš kažkada galvoju užstoti su kokiais nors tokiais, kur aš kalbu, pastumiu, pajuokauju apie tai, kas vyksta vestuvėse, kaip atrodo Jadzė, baba, dėdė Antanas, kuris prisigeria, arba kad aš turėjau praeitą savaitgalį ten, žinai, įmonės vakarėlį, kuriame 3 chebra nusivėmė, smigo ant sofos, ta prasme. Aš norėčiau pasakoti apie tai, bet visi kiti, kurie tai žiūrėtų, jie žvengtų, bet jie neimtų manęs, nežinotų, kad žiūrėk, paskui žvengs iš mūsų, neduotų tyvę ten. Tai vat Lietuva yra siaura, maža ir čia neįmanoma padaryti. Aš žiauriai norėčiau pažvengti iš savo darbo, iš savęs, iš plyšusių kelių ir visų kitų dalykų, bet tu supranti, kad tu savo markę po truputį taip meti, jie žies tavo podcastą, bet jie tavęs neims kaip žmogaus. Bet yra ir liūdna, kad socialiniai tinklai toks dalykas yra, kur tu gali būti profas, gali gražius darbus daryti ir rodyti savo portfolio, savo darbus, bet tu būsi paskendęs tame algoritme ir tavęs niekam net neberodys, kol nedarysi kažkokių tokių nesąmonių. Tai aš pagalvojau balandžio 1 išsišokti ir padaryti tą nėštuko nuotrauką, žinai. Ir mano ten peržiūros būdavo Facebook'e, konkrečiai, jeigu įmant, ten tai po 1000, po 2000 peržiūrų Reelso. Šitas iki dabar sukasi, jau yra virš 80 000 peržiūrų. Vienintelis išėjo tokį į labiau viral pagal lietuvių skaičius, kur aš tiesiog, kur aš net nesu linkęs daryti tokio turinio toliau, skandalizuotai, nelinkęs žiūrėti, bet tai man padeda būti matomu ir, yra kartais blogai, kad tu kartais turi daryti, biški nusileisi save iki to, žinai, to kito lygio ir tik tai būsi pamatytas. Žmogus, kuris dirbant normaliai darbą, sieki tobulumo savo darbe, savo sferoje, savo versle ir taip toliau, pradėk daryti nesąmonės, kad surinktum tik tais peržiūros. Tai hebra normali tiesiog nusisuks. Baigsis ta adekvati, išsilavinusi bendruomenė, kuri tave paima tokį pat išsilavinusi, protingą ir normaliai kalbantį, jie tiesiog sakys, šitas asilas pas mus šventai nebus. Tai tarp kitko, šiaip dar truputį kita medalio pusė apie šitas visas, žinai, irgi žvaigždės ir panašiai. Pavyzdžiui, mano vieni klientai atsisakė vieno tiekėjo dėl to, kad jisai TikTok'e padarė laivą su, ten pseudo tom tokiom žvaigždėm. Ir dėl to atsisakė, sako, tu įsivaizduoji, aš ten tų pavardžių net nežinau. Aš žinau, apie ką tu kalbi. Jo, tai žodžiai, jie pasakė, tipo, kad, sako, mes, tikrai, nenorim, ta prasme, kad jis visų dieną būtų su mumis. Tai jisai, vėl vazysiu degino tiltus. Tai va, tą ir kalbu, tu gali būti ekrane, gali būti telike, bet žmonės tave lygins su savo gyvenimu ir tu pagal tai gali gauti kažką, bet tuo pačiu gali labai daug gauti ir per reputaciją gali gauti. Labai stipriai gali gauti, labai stipriai. Žinai, jeigu tu, kad ir koks geras fotografas esi ir pradėsi daryti absoliučiai nesąmonės, hebrai tai išsilavinusiai normaliai gerą požiūrį, teisingą požiūrį turinčiai auditorijai, tu tapsi nepatikimas. Sakys, pažiūrėk, ką jisai daro internete. Pažiūrėk. Ką žinau, gal jisai su nuotraukom į Tailandą išvažiuos. Ta prasme, gal jisai, pažiūrėk, jis nerimtas žmogus. Negali daryti absoliučiai dugno, jeigu tu nedugne dirbi, hebra. Ta prasme, jeigu tu darai gerai arba geriau negu labai gerai, tu negali pramušti dugno. Niekaip, nes tu kitų akyse nebedarai labai gerai. Taip niekas nesidaro ir niekada nesidarys. Ir mūsų Lietuva tikrai yra per maža, kad tu galėtum pramušti dugną ir vėl šauti į orą ir vėl būti kažkoks ir vėl kažkas. Ne, tu lipi laipteliais, darai kokybiškai darbą, stengiasi, atiduodi savo nuoširdumą, atiduodi viską, ką tu turi, kaupi jėgą, kiekvieną šventę motyvuoji save iš naujo ir stengiasi padaryti kažką kitaip, moderniau, priimprovizuoti ir
pasiekti kiekvieną ausį, matyti visą auditoriją ir taip toliau. Ir staiga, tu tik tokia ten, žinai, nusimojęs trisiukus prabėgi. Okei, pusę lemo peržiūrų turėsi, žinai, skandaliukas yra, parašys dar kažkas, bet auditorija taip, žinai, gali nusisukti. Tavęs niekam nebereikia. Tarsi žmonių nebestebina tai. Ir tos ribos kažkur neaišku, kur pasidarė. Kažkada nuogą kūną parodyti arba ten iškirpti padaryti, tai buvo kažkas, jau tai drąsi, žinai. Ant visos Lietuvos pirmą kartą kažkas tai. Ta prasme, dabar ten dedasi bet ką, apie bet ką, visiškai nesvarbu. Ta prasme, atrodo, kad tų tabų nėra. Tai dėl to dabar jau kartais mūsų tiesiog ir nebestebina jau niekas, nes visko yra. Tai va. Kas dar mus čia gali nustebinti? Nustebinkit. Va, nustebinti gali būti tada, kada per Jaručio koncertą išjungia elektrą. Tai kas čia statybos savininkas išjungia? Ne. Iš esmės noriu pasakyti taip. Turbūt 99% visų sodybų savininkų yra labai faini, adekvatus ir draugiški žmonės. Viskas yra čiki. Bet dauguma iš jų, kodėl tampa kartais ne visai faini arba ne visai patikimi arba kartais praranda klientūrą, dėl to, kad aplink juos negyvena tokie pat faini ir su jais nedirba tokie pat faini žmonės. Tai personalas būna irgi sugadina. Bet jeigu kalbant apie tą visą reikalą apie Jaručio koncertą, tai dabar galvoju, kiek 5 metai atgal, čia dar buvo prieš visus covidus, tai kiek čia buvo metų, dar daugiau, galbūt 6 netgi metai. Čia vidury rugpjūčio dainos. Atgal. Ar gali šitai būti? Ne, aš galvoju. Buvo taip, žodžiu, Justinas Jarutis turėjo baigti 10 valandą, reiškia pasirodymą, nes ten paskui jau ten tylesni reikalai ir taip toliau, užsakovai buvo mano pažįstami, aš jiems sakiau, kad ten gali būti, kad reikės tyliau, tai mes viską suplanam, kad iki 10 valandos baigtų Justinas koncertuoti. Vieta pasakiška, faina, tik interneto nebuvo, netraukė internetas, bent jau mano, paskui perėjau gerą ryšį, tai gal paskui jau ten... Negalėsime čia instagraminti? Jo, tai vieta puikia. Maistas geras, pats, jeigu neklystu, šeimininkas ten gamina. Viskas tikrai labai čiki pateikta liuksiškai. Bet atėjo 10 valanda, koncertuoja Jarutis, nes ten, žinai, tai būna ir pakartok, tai būna ir išstoja 10 minučių vėliau ir visnašiai. Buvo jau, man atrodo, po 10:10. Tai jo programa turėjo baigtis jau pagal mūsų naują planą 10:20, nes ten pasistūmė ir visi reikalai. Jo fotografai susikrovė tašis. Vėlavo ir taip toliau. Fotografas jau pakrovimo stotelę prisilogęs elektros, jau traukė, tavarsime ir ruošiasi namo. Visi jūs vagėt. Filmuotojai dar daugiau vagia, nes pas juos dar daugiau ima... Daugiau baterijų. Daugiau baterijų, jo, visi ten vagis. Žodžiu, jau yra po 10:10, ateina pas mane savininkas, akys didžiulė, žinai. Jisai sako, Tomai, jungiat lauk Jarutį. Sakau, jūs suprantat, apie ką čia kalba? Apie Jarutį? Jungti lauk Jarutį, kai ta prasme pasisamdė žmonės už tikrai nemažus pinigus, jo garsistai, technikai, viskas yra paruošta jo koncertų ir jam dar lieka ten, nežinau, turbūt 4 dainos, žinai, ar kažkas ir jungt. Sakau, kai nejungsim, jis sakau, dabar dainuoja, tai sakau, eikit jūs ir jungit. Jung, nes bus blogai. Ir aš, žinai, taip priėmiau biškį taip asmeniškai iš to savininko ir galvoju, kas jam yra. Bet po to aš antrą kartą priėjau prie jo, sakau, bet suprantat, kad nebus, sakau, jam 10 minučių liko, žinai. Ir jisai atsisuka jau kitokiu veidu į mane, sako, Tomai, ne man, ne aš čia. Sako, tu supranti, man paskambino, sako, ką tik kaimynas ten iš apačios nuo kalno ir pasakė, arba jūs susičiaupėt su savo renginiu, arba iškertų visam kaime elektrą. Arba aš jūs užčiaupsiu. Taip, sako, bus ir policija, ir iškirsta elektra, ir ten turėsi didesnių problemų, žinai. Aš tada supratau, kame yra bėda, ne šeimininkas prastas ar ten kažkoks, tiesiog aplinka yra tokia. Tai tu įsivaizduoji, mes ten taip įtraukę, žinai, užpakalius, taip stovėjom prie to šventės vietos, Jarutis valo pilnumoje, jau ten 10-15, dar nieks neiškerta. Nerodžiau, nes man atrodo, jisai man būtų kitaip parodęs, žinai, pirštą vieną. Tai mes taip laukiam to ir aš žinau, kad tas savininkas, man atrodo, skambino ir tam kaimynui ten ir atsiprašinėjo ir kažkas ten dar vyko ta komunikacija, žinai, kad jo, kad tikrai. Ir atsimenu, mes 10:20 baigėm ir aš realiai tose vestuvėse, man atrodo, kad jau nebeįstojau. Aš dar turėjau lyg ir pagal planą ir padainuoti, ten ir atsisveikinti ir žaidimą padaryti, bet tai buvo tiesiog neįmanoma, nes mūsų garsas buvo numuštas, tarsi
aš turbūt net nesakysiu, dvigubai ir dar daugiau turbūt. Kai močiutės magnetolos vasarnamį. Aš realiai galėjau kalbėti greičiausiai be mikrofono, tai mane būtų vis tiek girdėję tame fone. Tai žmonės ir net būtų vis tiek tave iškirti. Ne, jo, būtų vis tiek mane iškirti. O tai gerai, pavyzdžiui, iki jaunųjų nuėjo, ta prasme, ten ta info, nu, tipo, nes aš žinau, apie ką tu šneki, tai jisai tikrai, ta prasme, nemanau, kad atėjo pas jaunuose, atėjo pas tave. Tai ar jaunieji, pavyzdžiui, nušoka pagal jėrutį ir jie, ta prasme, mato situaciją ar ne? Bet tu supranti, nu, tai yra situacija be kitokios išeities. Užsakovas turi žinoti, kas vyksta. Nu taip, bet turiu omeny, kad sako, Dainis numuštas, ta prasme, vaibas. Ne, tuo metu, kol vyko koncertas, jie nieko nežinojo. Taip. Kai viskas baigėsi, mes ar tai padarėm pertraukėlę. Ne, nu normalu, reikia atsipūsti, kažkam išeiti, patraukti pypkę, kokteilį pasidaryti ir taip toliau. Ir va tada aš nuėjau pas užsakovus. Ir pasakiau, kaip turi būti. Man atrodo, po to ir savininkas lygtais atėjo, jiems paaiškino ir visą kitą. Ir mes tada tiesiog padėjom vakarėlį, jis tapo toks chill, lengvas, fainas. Realiai aš nelabai ką daugiau, tik tais koordinavimas ir ten dar kažkas, ar ne, kažkokie tai minimalus tokie reikalai. Ir viskas, nu tiesiog. Jo, žinau, aš apie tą kaimyną, mes tik, nu, matai, tu prieš daug metų dirbai, tai kadangi ten jau yra aiški ir žinoma problema, tai mes tiesiog labai mokam, nu, jau prisitaikyti, aš laikas samdau tuos, kurie yra dirbę ir kurie žino, ir ten niekada neteis grupė dirbti. Nu, aš esu mažka, kitą kartą dirba, bet, pavyzdžiui, jeigu mano sugalvoja jaunieji, tai aš sakau, kad ten grupės nebus ir ten nebus tauso, žinai. Tai sako, ir tavęs nebus tada. Ne, jie mane vis sekė. Bet yra buvę tenais, kada darė pareigyti atvažiavo anksčiau, iš kart po vakarinės pareigyti, bet tai dar nebuvo tas toks, žinai, efektas taip anksti, dar šviesu, žinai, laukia, nėra to, žinai, koncerto festivalio vaibo, tai buvo, tai trūko tos paslapties. Man tai žiauriai gaila sodybų savininkų, ypač žinot kokių. Aš žinau ir tų istorijų, kai žmonės investuoja didelius pinigus, padaro tikrai gražias sodybas ir atrodo, kad ten pusę kilometro aplinkui nieko nėra, bet kai tu turi pirmą šventę ir pas tave iš karto atvažiuoja policija, tu supranti, kad už to pusę kilo yra kažkas, kas per mišką girdi aidą, kam tas aidas nepatinka ir kas iškviečia policiją. Ir va tada tavo lemas sudėtas į tavo biznį arba tavo ten senatvę, žinai, va tada tai man žiauriai gaila tų savininkų ir tu per motivaciją. Mes kai atvažiuojam, mūsų pirmas klausimas, kaip yra pas jūsų garsu, nes laukia mes visą laiką pastatom kolonėlę, ne? Ir tu nuo tam tikros valandos arba ją įneši, arba ten biškį prisukė, arba ten duodi dar efekto, kas ten kokiai terasai sėdi. Tai, nu, turbūt 80% visų Lietuvos sodybų yra 10 valandą išjungiamas apskritai garsas, nes ir įstatymai pasikeitė ir visi kiti reikalai, tai turim... Bet tai kada baliavot? Kada baliavot tada? Kada? Ne, supranti, tas balius jisai viduje niekur nepradingsta. Bet yra ir tokių vietų, kur net durys negali būti pradarytos, nes daugiau garso išeina ir ten tada decibelų sukyla laukia ir tu automatiškai vėl turi problemą. Niekas nenori spręsis problemų. Aš esu, tarp kitko, Jarutis yra tas žmogus, su kuriuo kiek mes esam turėję koncertų, tiek policija buvo atvažiavo. Skandalinga žvaigždė. Skandalinga, matai, aš nedirbau, tai ne. Taip, su Justinu dar turėjom koncertavo, bet ten laukia buvo padaryta scena, ten buvo daug žmonių, turbūt buvo mano didžiausios vestuvės, gal 120 žmonių buvo. Visa šventė. Ne, lietuviai, labai faini žmonės. Viduj buvo salė visa, ten sėdėjom viskas viduj, koncertai šokiai buvo laukia, tai aš dirbau realiai tarp 2 erdvių, tai viduj, tai laukia, koncertai laukia ir taip toliau. Ir irgi iškvietė policiją, koncertavo tuo metu, tarp kitko pats Jarutis. Tai, suprantat, net ir tie patys policininkai yra, nu, visiškai adekvatų žmonės. Nu, jie supranta, jie turi reaguoti ir jie žino, kad jau n-tai kartą tas pats kaimynas, kurį irgi reikia suprasti, jis per savaitgalį po 3 kartus girdi šventes vykstančią šalia jo namų. Jis kviečia policiją, varo baudas tiems savininkam. Tas policininkas atvažiavęs pareigūnas, gal taip ar nereikėtų sakyti, atvažiavęs jis supranta viską. Jis kartais pastovi prie tvoros ir sako, Hebar, nu jums reikia, nu mums dar 10 minučių koncerto liko. Nu gerai, mes turim palaukti, nes kitaip mes negalim išvažiuoti. Ir jūs atnešat kavos pareigūnam? Ne, tai ateini kartais pasikalbėti, sako, dar sako ir Picasso koncertuos, sako, mes čia ilgai neišvažiuosim, žinai. Tai va, tai būna ir tokių, tai jie tikrai atvažiuoja, nu, neneigiamai nusiteikę, jie atvažiuoja, nu, supratingai, jie žino savo darbą, žino, ką mes čia veikiam ir visą kitą, tik tais, nu, tiek, kad, nu, dabar įstatymai tokie, visi labai teisūs ir ne visi blaivaus proto gyvena aplink tą sodybą. Tai žodžiu, šeimininkams neužtenka pas kaimynus nueiti, žinai, su bankukinu ir šampanu ir pasakyti, kad švakar vakarėlis. Mes tai kažkada esame diskutavę, kad pavyzdžiui irgi buvo sodybų, kur viskas visada būdavo ok, ten N metų.
Ir paskui atsirasdavo tie kaimynai ir kažkaip su kažko mes čia pasikalbėjom, kad sako, blema, sako, nu, žinai, daug kas prisipirko tų sodybų, nu, ta prasme, sodybėlių, namelių prisistatė. Savo patostogauti. Jo, savo patostogauti. Ir kada žmonės atostogauja vasarą ir jie yra savaitgalį, o kitam ežero krante yra sodyba, kuri ten švenčia. O ten polis ir ponai. Ir tada supranti, tada jau net ir parduota sodyba, tu norėtum lygtais, bet tada turi kviesti pirmadienį, antradienį, kada niekas nevyksta, nes ir kiti nebepirks, žinai, šitoje vietoje. Bet istorija vis tiek domėsis, kas gudresnis, vis tiek, galbūt užtaikės ir ant tų kaimynų nuvažiuoti svečius paklausti. Bet čia, žinot, yra tiek daug pusių, aš, pavyzdžiui, suprantu ir tuos. Vieni daro pragyvenimo savo šaltinį verslą, kiti daro verslą kažkur mieste ir atvažiavo ir nori vakare pagulėti, išsimiegoti, savaitgalį paturėti, o ten... Aš tai varyčiau kartu prisijungti. Jo, vieną kartą išvarytum, antrą kartą išvarytum, trečią kartą tavęs nebeišleistų žmona, nes tu jau grįžai 2 kartus jau nestadijoje. Ir tada tau užsibaigtų ir tada tu sėdėtum namie, užrakintas kambarį, o žmona skambintų policijai ir sakytų, važiuokit, ten vis dar nesibaigė 2 metai iš eilės. Aha. Jo, yra tų dalykų, bet, nu, neįmanoma turbūt čia rasti balansų. Neįmanoma. O vidury miške greičiausiai tau neleis daryti sodybos, nes ten bus, žinai, tas miškas, kur saugoma zona, negalės nieko iškirsti. Tai ten, jeigu buvo regioninis parkas, tai kur tas Piktasis kaimynas, tai ten yra regioninis parkas ir tiesiog mes žiūrėjome, kad paukščiukai peri ir tiesiog, taikyti prie gamtos, dėl to tai buvo tie reikalavimai, bet ir tas jo kaimynas. Bet šiaip žinot, kad ir kokie tie savininkai būtų ar bebūtų, šiaip reikia pasidžiaugti, kad, kaip ir sakiau, 99% jų yra labai faini ir labai draugiški ir kartais tiesiog norėtųsi turbūt jiems palinkėti per tą sezoną nepervargt, išlikti žmonėms, žinai, ir kiekvieną, kuris atvažiuoja pas tave kurti šventę, nu irgi draugiškai pasitikti. Mesgi visi pavargstam, mes visi pervargstam, tas sezonas mūsų yra toksai neilgas ir būna gausus, mes iš to gyvenam ir normalu, kad mes sukam tuos kiekius ir viso kito ir tu kiekvieną kartą bandai atsigauti ir vėl atvažiuoti iš naujo, bet tas draugiškumas, tas priėmimas, kavos pasiūlymas, turėjimas, kur persirinkti arba šypsena savininko, tavo šypsena jam, žinai, ir bendrai problemų išsprendimas nuo ferverkų šaudimo ir kitų reikalų, tai tik pagerina ir santyki, ir kokybė, ir tie patys svečiai nejaučia jokio to kažkokio trydinimuose tarp sodybos ar ten dar kažko, tai žinai, tarp tam tikrų ten paslaugų teikėjų. Tai aš šiaip norėčiau padėkoti visiems savininkam, faina. Aš tikrai daugumai, kur važiuoju, tai labai fainai priema, tai ačiū, išlaikykit tą, o kas būnat pikti, tai žinokit, mes žinom, kad jūs pikti, tai nebūkit pikti šį sezoną ir susimatysim ir labai fainai tai reipsim. Tai labai smagu yra, kad žiūrit ir šitos projekto sėkmė ir, kaip sakant, entuziazmas visiškai priklauso nuo žiūrovų. Komentuokit, nesvarbu, turit gerą pasiūlymą, turit blogą komentarą, patarimą, kaip daryti, kaip nedaryti, parašykit. Žinau, kad dauguma žiūrinčio, netgi 2/3 neturi dar pasubscribinę, bet mums reikia paprašyti, visada priminti, nes žmonės pamiršta, užsižiūri, žinai, kaip ir mes šnekam, užsišnekam ir pamirštam, nuo ko čia pradėjom, taip ir va, kviečiu jūs pasubscribinti. I follow you. Gerai, pafollowins dabar tikrai pafollowins. Like and share ir subscribe. Jau kai kurie podcasteriai daro ten tą, kur, nu, kaip visada laižus šėrus. Aha, jau. Tai dainiau įdomu, ar sulaukiu komentarų, nes aš kažkaip, nu, neužmečiu akį, vis jeigu paskaitysiu, rašo kas nors. Būna, bet žinai, kaip yra, mes lietuviai gal tokie konservatyvūs žmonės, kur geriau pasakys ten draugas, draugai, aš mačiau, žinai, ten jie tą padarė, arba jie to nepadarė, galėjo padaryti, bet aš galvoju, kodėl nepakomentuoja, tai pakomentuoja, kad bus paprasčiau, aš žinosiu, kaip norit, kokią temą norit išgirsti, ką norit matyti. Taip dažnai. Jo. Klausimas, kaip dažnai, ta prasme. Tai tikrai atėjo klausimas, kaip dažnai mes čia darysim ir koks čia mūsų planas, bet aš tiesiogiai nesulaukiu, tiesiog taip ir važiuojam. Tai kol kas pavyko kas savaitę beveik išleisti po laidą, šiandien jau 4 laidelė mūsų. Wow. Prieš jubiliejinę beveik jau. Šiaip būčiau norėjęs patekti 10, tą jubiliejinę tokią, bet, 4 irgi gerai, bet į pirmą nekvietė. Mes prodiuserį užsirašykim, prašau šitai grafiką. Į 10 mane tada. Pakartotinai. Bet žinai, aš galvoju, kad tu turėtum traktuoti labai paprastai. Neigiamus rašo, gerų ne. Atsiliepimo apie laidas. Tai žinau, kad kiek yra neigiamų, tai padaugink iš 10,
tiek teigiamų turėti. Bet gerai, aš tik tokia šiaip apsipratinau prie tų neigiamų, mane tenais ir šėrė Ten viskaip daug, ane? ir aš tiesiog jau pasijokinu, aš asmeniškai nepriimu, žinai, kol... Bet čia, žinokit, čia yra tokia duonos dalis, jūs baikit bairius, ta prasme, gal tavo kaimynas, su kuriuo tu labinės ir ten labai fainai pasikalbat apie gyvenimą, tau gali parašyti, kad, nu, tu atrodai kaip kažkoks, žinai. Bet tegu rašo. Reikia įjungti ir suprasti, kad tai, kas rašo, tai nebūtinai tai yra tiesa, yra ir daug pavydo, yra ir daug visko. Šiaip yra ir daug nesveikų žmonių ir yra labai fainų žmonių, kurie niekada gyvenime dalykų tokių nerašytų. Tai čia vėlgi, žinai, nekreipk dėmesio, nes visi darbai, kiekvienas darbas sulaukia neigiamų dalykų. Aš kalbu iš savo patirties, iš savo grupės reikalų, vedimo reikalų, tu niekada neįtiksi visiems, tu niekada neįtiksi, vis tiek kažkas neklauso. Ir nereikia stengtis, svarbiausia savo įtikti, savo patikti. Kažkam tavo plaukai nepatiks, kažkam tavo auskaras nepatiks, kažkas sakys, pažiūrėk, tu jo nosį, koks skirtumas, kokie jo nosis, tu pažiūrėk, kokį darbą jisai daro, ne? Na, iš esmės, nu, tai baigim kritikuoti dėl nesąmonių, gal geriau pasistengim nuo sofos pasikėlę ir kažką padarykim. Aš sakyčiau, kad aplamai mes labai nemokam pasidžiaugti, žinai, nu, tipo. Yra dėl to, kad mūsų yra labai mažai Lietuvoje ir mes turim labai didelę konkurenciją, nes neveltui dauguma čia sako, kad oi, čia, žinai, pas mus tai nieko nėra, čia mes tai blogai gyvenam. Iš tikrųjų, tai mes žinokit, negyvenam blogai ir mes turim tiek daug visko, kad mes turim per daug ir mums jau dabar reikia lenktyniauti, kad dar kažkaip aplenkti tai, kas ir taip visko turi. Tai va dabar yra situacija tokia, todėl mes tokie ir esam, biški gal net išlepę, aš kartais galvoju. Aš tai palyginu užsienio renginius, vestuvės, fotografai, vedėjai, visas personalas, visa išvaizda, vizualas, švenčių, ta prasme, dekoras, lygis. Ta prasme, Europos lygmenį mes labai gerai varom. Wow, kaip tu pataikiai. Kelios dienos prieš aš kalbėjau dar su vienu renginių vedėju. Taip irgi kalbėjom, čia, žinai, jeigu ten užsienis, ar ten išvažiuojamos, jeigu ten keliauti, kažką mes taip kažkaip kalbėjom ir jisai taip sako, žinai, sako, tai, ką aš pamačiau užsienyje, tai sako, mes esam toks topas, mes tokia esam kokybė, net ir imant galbūt ten tuos žmonės, kurie tik pradeda, ten, pavyzdžiui, kaip pavyzdys vesti renginius, dar kažką, visi lygiuojasi į tokį wow, lygelį, žinai, pas mus net vakaro planai yra, čia žiūrėk, čia toks bajeriukas, čia kažkas gimsta, čia mes improvizuojam. Hebra, užsienį žmonės dar žandų sausainį bando nuslinkti į burną, įsidėti, vis dar 100 metų egzistuojantis žaidimas, mes jau kūrėm ten turinius, darom takelius, montuojam kažką, planuojam, ekranus įsitraukiam. Tarsi, ir čia mums norma jau atrodo. Mums yra visiškai norma ir mes dar sakom, nu ką dar kitaip. Ir mūsų jaunieji sako, ai, tai mes čia ir tą matė, ir tą matė, ir tą matė. Taip, jie matė, nes mes jau beveik 10 metų važiuojam į tą beribio tobulėjimo, ta prasme, pusę, kur ten dar nuvažiuotume į Vokietiją, ten kokią nors Bavariją ir ten Hebra sakytų, wow, kokie garsistai, kokia aparatūra ten dar pro, šūro mikrofonai, belaidžiai, ta prasme, Hebra, jūs čia su kostiumais vedat ir čia scenarijus jūsų dar vestuvių yra. Man atrodo, kad mes labai daug ką galim dar nustebinti, Hebra. Aš žinau, kad užsieniečiai, kada būna svečiai, ta prasme, tai tiem visiems, wow, irgi tipo ant kiek, žinai, nes, nu, dar Lietuva tai palaiko. Taip, kiek yra tų, kurie net lietuviškai, ta prasme, nesupranta ir ten dėl vieno tų žmogaus dvikalbystės ir šiaip nedarai, kad ant tos vestuvės gautųsi jaukos fainos su visais originaliais bairis. Kalbu, bet aš labai nemėgstu dvikalbystę. Aš geriau prie kažko prieisiu, tiesiog pasikalbėsiu, ar ten vienas ar keli žmonės užsieniečiai, jie niekada neišmuša ten iš tos vėžės, aš galiu prieiti, jausi, pasakyti, pakalbinti, bet kalbėti visiems ir dar 2 kalbom arba vien tik angliškai ne. Aš to tikrai nesugebu ir tikrai to kol kas nedarau, bet ką noriu pasakyti, kad netgi esant užsieniečiam, jie gale vakaro prieina, nes ką jie jaučia? Jie jaučia gerą energetiką. Būtent. Jie mato kokybišką veidą, kaip tu viską pateiki, kaip tu darai, tavo šypseną, tavo įvedimus ir visus dainavimus ir visus kitus dalykus. Jie girdi ir jie mato, nors jie nieko nesupranta, bet jie dar plus ir jaučia tavo energetiką, žinai, ir jie to spaudžia ir sako,
Awesome. Tai čia yra pats geriausias jausmas, o kai tai būna šventės metu, bet būna prieš šventę, klientai dar nežino apie tave nieko, tiek to artimumo, jie mato tą brandingą, žinai, ir jie nežino užsienį tų variantų, kai mes, žinai, rinkos tyrimus esam pasidarę, mes išstudijavę ir Ameriką, ir Europą, ir Aziją, ir visos kitos rinkos, tai mes galim save palyginti, pateikti, pastatyti tokią poziciją. O kaip tave užsieniečiai žino, kad tu gerai fotkini, prieina po vestuvių, tu fotkinai ir sako, žiūrėk, bet žiauriai gerai fotkinai. Ir net fotkinių nematė, sako, nu tu va. Būna, iš tikrųjų mes Facebook'ais, Instagram'ais apsikeičiam ir pabendraujam dar iki šių dienų. Ai, tai jis iš esmės pagooglina tavo Instagramą, sėdi šventai, paskui sako, o, liuks, ne? Ir tikis lygiai tokiu pat identišku nuotrauku pas save. Ir dar tu su juo pabendrauji, nesi pasikėlęs, fainas bičas ir tada sako. Man patinka laisvė, man patinka laisvas bendravimas, aš irgi, kaip žinai, ar ten kas bebūtų. Man kaip pasako fotografas laisvė, tai atrodo, kad be kelnių gali fotkinti vestuvės, nes jis yra žiauriai laisvas ir jam neįdomu suvaržymai jokie. Mano kelnės laisvas, aš galėčiau laisvai špagatą padaryti ir būti užtikrintas, kad man kelnės neplyš. Jo, man tai yra kelis kartus plyšę. Ir šiaip plyšta kelnės, pažastis yra švarko plyšus, batai yra plyšę, tarp kitko. Tai čia kai... O tai kad špagatus darai, Ne, nu, kebra, batai tai net laiko dėl to, kad, nu, aš per vestuves ten virš 20 000 žingsnių padarau. Nu, ta prasme, mano trypimas, jūs, manau, irgi tas pats. O aš nežinau žingsnių, aš dėl to nusipirkau laikrodį, kad skaičiuoju žingsnius. Bet reikia dar pažinoti pirmą laikrodį, kad nusipirkus žinotum, kiek žingsnių. Aš esu 23 000 žingsnių padaręs per vestuves. 23 000 žingsnių, tai yra prilyginama apie 12-13 km nuėjau per vieną balių. Tai va čia irgi tas 20 man toks vidurkiukas. Nu, taip būna. Man įdomu pažiūrėti, kiek aš. Tai kas matosi, ką mato šventai jaunieji, va tave mato, mus mato, tai yra viena, bet ko dar jie nemato. Kiek tu, pavyzdžiui, Tomai, atsiduodi darbui, kas dar palieka už kadro, ant kiek tu... Šiaip aš noriu įsiterpti, kad Tomas yra labai disciplinuotas vedėjas. Kada vyksta vestuvės, jisai sėdi backstage ir vietoj to, kad gertų kavytę, ką mes darom, geriam kavytę, pliotkinam. Tomas viena ausim girdi, gal ten kažką biškiu pakomentuoja, bet jisai pasiėmęs planšetę, ruošiasi dar to žaidžia. Ne. Ruošiasi arba dar to vakaro, ta prasme, jisai kartojasi dalykus, arba jisai ruošiasi jau kitom vestuvėm. Taip. Ir jisai visiškai, ta prasme, aš nok sėdėjau, ir ne vieną kartą, kad, žinai, sakyčiau, gal čia norėjau pasirodyti, bet ne. Ačiū. Tai man pagirsiu. Šiaip labai, labai faina. Šiaip, tarp kitko, kitom vestuvėm tai labai retai ruošiuosi, nes reikia suprasti tai, kad tą vakarą tu įjungi tik tais tom vestuvėms smegenis. Gal aš sumaišiau, aš neatsimenu, bet man kažkaip... Tu matai mane tiesiog dirbantį, tai žinai, ten... Ar ten žmonių tą istoriją tu persižiūri, ar kažką tai paplanuoji. Kitas dalykas, aš labai dažnai tiesiog į lauką mėgstu išeiti ir pažiūrėti, kaip elgiasi, ką daro žmonės, nes viskas yra bendra energetika, bendras jausmas ir aš labai dažnai savo porom sakau, kad planas yra planu, bet hebra, aš improvizuosiu. Todėl, kad aš nežinau tą dieną po tų 3 mėnesių, kokia jūsų hebra ateis, gal jie ateis susikaustę ir man reikės daugiau energetikos įduoti, kad juos pakelti. Galbūt jie ateis tokie, kuriuos reikės stabdyti, nes 9 valandą tiesiog nebeturėčiau su kuo dirbti, ne? Gali būti visko, tai nuo to priklauso, nes kiekvienas mano darbas, kiekviena mano improvizacija ar atliktas žaidimas, jis gali paeiti į vieną pusę arba į kitą ir čia daugiausia kalbu apie energetinius dalykus ir kai kurios veiklos kartais taip nuneša smegenis, kad tu net nesitikėjai, žinai, ir tu po šitų dalykų tiesiog arba privalai paleisti visus pertraukėlį, nes vakaras susproks per anksti, arba tu turi varyti toliau, nes galbūt tos energetikos vis dėlto nepakilo iš tų žmonių tiek. Tai tu improvizuoji, dirbi ir darai, tai va čia yra tas pasiruošimas, ką tu sakai, kad tu tą vakarą turi būti nuoširdžiai budrus, pasakysiu gal taip. Taip. Pamatai suruošti, o kas jau ką ten statys, jau priklauso nuo svečių. Jo, aš tai dabar, kai matau vedėjų darbą, jie labai greit reaguoja, ta prasme, visokius irgi dalykus. Susikaustė, dabar gal taip išjudinsim, dar nejudinam, čia, pavėlavo, čia dedam taip. Čia atneša visišką, šiaip galiu pasakyti, patirtis. Tai yra, patirtis tau atneša ir galimybę jausti šventę ir jos pulsą. Ir da tu pradedi visai kitaip matyti šventę, net ir tie patys, žinai, būna, ateina ir sako, o mes ten nepaimėm ten žvakučių kažkokių nėra. Never mind, hebra, ne žvakutės yra esmė, nes aš esu dažniausiai tas žmogus pirmas, kuris išgirsta problemą. Ir aš esu tas žmogus, kuris ją iš esmės
pirmu sprendimu dažniausiai arba visus taip, viskas gerai, šebra, padarysim kitaip. Nereikia. Kam jūs stresuojat? Nereikia, žinai? Tai tu gali kelti paniką ir nėra žvakučių, ne? Nėra, kas turėjo pasirūpinti, Živilė, tu turėjai pasirūpinti žvakutėm, kas sodyba turėjo pasirūpinti, fotografas žvakutę sulaužė, žinai? Tu gali ieškoti kaltų. Aš galiu nebent kūdikio žvakutę išsitraukti iš medicinio rinkinio. Paracetamolio, nekalbė apie tai, mes vaikus turime, žinom, kas kur keliauja. Tai va, tai tu gali kelti paniką, arba tu gali būti neiškelti panikos ir padaryti taip, kaip niekas net nesupras, kad kažko tai buvo ar nebuvo. Bet, pavyzdžiui, ištinka gyvenimas ir, sako Tomas, paskutinę dieną sužinau, kad negaliu atvažiuoti. Ar buvo taip? Kad paskutinį dieną atvažiuoti, aš visada buvau atvažiavęs, visada atvažiuoju. Yra buvę tokių baisių netgi dalykų, kai aš važiuojant į šventę nieko nevėluoju, viskas tvarkoja, atvažiuoju į šventę, pasidarau soundchecką, pasirepetuoju, viskas susitvarkom, viskas normaliai sudėta, aš visada esu tas, kuris apeina viską, pasižiūriu, kur knygos, atsiminimų reikalai, fotoaparatai, kur kas sudėta, nueinu į virtuvę, viską pasikalbu. Lieka gal valanda maks iki jaunųjų parkeliavimų, jau renkasi visi svečiai ir aš suprantu, kad man sveikata šlubuoja. Man sveikata šlubuoja, kad arba aš apsinuodėjau kažkuo, arba man sustoja žiauriai skrandis nuo tarkio, nes valgiau tarkį prieš tai, žinai, cepelinai ir taip toliau. Ir aš suprantu, kad man reikia aplankyti tą gerą vietą, nes kitaip nebus. Tai mano paskutinis išėjimas yra iš tos geros vietos, likus 10 minučių iki jaunųjų parvykimų. Nes tau labai blogai. Aš išeinu, nusiprausęs, susitvarkęs, prasiskalavęs, viskas normaliai, aš pastinku jaunuosius, bet mano kovos nebelaiko. Mano kovos linksta, aš neturiu energijos, aš neturiu niekam ir aš suprantu, kad aš esu dabar padėtybė išeities. Ta prasme, arba aš mirštu, bet tada ir svečiai atsimena ir jaunieji, kad aš miriau per tas vestuves. Nedaug dievės. Arba aš tiesiog maksimaliai, kiek duoda mano užsispyrimas vidiminis, aš padarau dar šventę žmonėm. Aš padariau. Ir aš dirbu ir aš suprantu, kad, žinai, gal aš iš to, kas manęs nepažįsta, gal aš ir netrodau nesveikas, ar ten viskas tvarkoj. Aš pasikviečiu jaunuosius, sakau, man žiauriai prastai, bet aš neišvažiuosiu. Nėra kuo manęs pakeisti, aš jums padarysiu šventę, aš jums padarysiu nuolaidą, bet tiesiog mano sveikata yra tragedija, žinai, tai nėra tai, kad aš tingiu ar pervargau ar dar kažkas. Tu ten supranti. Tai yra tiesiog aš viską, ką turėjo mano kūnas sukaupęs, aš palikau, kur visi mes paliekam, bet palikau tiesiog su 20 kart daugiau. Ir aš tiesiog nebeturiu iš ko dirbti, tai aš padariau jiems ir labai atsiprašiau ir padariau nuolaidą ir visą kitą, bet aš visą vakarą atidirbau. Aš atidirbau, ne dainas atidainavau. O kokiu momentu, ta prasme, tu pasakėjai, nes įdomu, ar sakyti, nes, pavyzdžiui, aš daug dalykų jauniesiam nesakau. Bet žinai, jeigu tu aš negalėjau nesakyti, nes supranti, man iš vidaus, žinant save, taip, jie nieko nežino, kad aš taip, ir jie ploja, nes jie galvo, kad čia šou elementas. Jaunieji, pradam programą ir... Viskas. Nes aš galvoju, žinai, tada įsigasta, tipo, kaip tada žodžiu, bet... Aš tai padariau po vakarienės kažkurio metu, po pirmo, man atrodo, išėjimo, nes aš supratau, kad žmonės tiesiog gali matyti, kad man yra be galo blogai. Ir jie arba gali pagalvoti, kad aš esu gatavas. Tai jau reikia pasiduoti, žinai, taip, nes arba nežinai, kažkas, jie sakys, ta prasme, jis gal apsivartojęs kažko, žinai. Tai aš tiesiog pasikeičiau, fainai, tvarkingai pasakiau, kad jie žinotų situaciją, kad, ta prasme, nes, jūs įsivaizduokit, aš esu tas, kuris, aš laikas stengiuosi padaryti žinai, atvažiuoti ir pamilti kiekvieną šventę ir pamilti kiekvieną porą ir ten to žmonės ir ten akių kontaktą ir tu turi padaryti, bet tu nebeturi iš ko daryti, neturi nieko, ta prasme, atrodo, kad tu stosies ir tavo ašaros pradės bėgti, nes, tu neturi energijos, atrodo, kad, aš nežinau, kaip po kokios turbūt komos pabudęs, žmogus, kai atrofuojas, tau net raumenys, ne, tu turi vis tiek daryti. Bet tu labai gerai padarai, tu užbėgai už akių kitiems įvykiam, nes yra grandinė įvykių, kur tu, tarkim, atvedi ir nesakai ir taip ir lieka paslaptis, žinai, tu iš paskutinių stengiasi. Ir jie sako, jisai nieko gero. Ir paskui, žinai, pradeda svečiai vieni su kitais. Energetikos, nei dar kažkoks, o aš mirštu. Aš jau pagalvojau, kad kad tu pasėdė, žinai, jisai taip ir sako kalbą ir tipo tada nervas kyla, kad, blemba, aš tikėjausi, kad čia tai, tipo tas toks iš karto,
Nes jau stand-upo nebėra tokio, koks turėjo būti, lūpos limpa, kažką aš ten nelaižau, nuėjęs mineralinį geriu, jau atsisėdu per pertraukėlę ir nebeinu pas žmonės pasikalbėti arba ten dar kažką, žinai. Ta prasme, tai buvo mano baisiausios vestuvės, Hebra. Tai buvo mano baisiausios vestuvės, niekam nelinkiu, net ir tų žmonių, kuriuos galbūt vadinu, kad nereikėtų jiems būti apskritai renginių vedėjais. Nors aš šiaip niekada nekritikuoju ne vieno kolegos, nes visi, kas dirba, visi turi savo auditoriją. Bet pasitempti tikrai galima. Pasitempti tikrai galima, bet net ir jiems tikrai nelinkėčiau pajusti to darbe, nes tai iš esmės, jaučiu, jeigu aš taip jau visiškai būčiau save išprievartavęs, tai gali būti, kad, taip greičiausiai, kad aš būčiau baigęs tiesiog ligoninėje, nes, aš tą kartą net neparvairavau namo. Aš kviečiausi, kad važiuotų mano tėtis su broliu, atvažiavo, brolis šoko pas mane į mašiną ir parvežė. O kitą dieną turėjai renginį, ar ne? Ne, kitą dieną neturėjau, man atrodo, čia ir buvo šeštadienis, kad kažkaip taip, ačiū Dievui, dar irgi. Taip išsisprendė, ir aš neturėjau laiko nei pakviesti suportą, nei pakviesti kitą vedėją, nes visi vedėjai tuo metu buvo realiai be 2 valandų kelio, tai aš jau padariau pradžią, ta prasme, žinai, ir važiavau. Bet nuo to nepabėgsi, tai tiesiog sukiesi iš situacijos. Bet tai vis tiek yra profesionalumas, žinot, paskutinės jėga. Kai manęs irgi dažnai paklausia, sako, ant kiek yra tau svarbus tas darbas, ar ne, tai kaip kiti sako, tai gal jūs dirbat čia dėl užmokesčio, tai jūs gal čia dirbat, nes nieko kito nesugebat. Hebra, aš turiu nagus ir rankas ir aš labai daug ką gyvenime galiu padaryti pats ir žinot, aš ir terasą darausi ir bobketą vairuoti moku ir turiu suvokimą inžinerinių dalykų ir vadybinių patirčių, visko aš iš esmės turiu, kiek man reikia, o jeigu reikėtų pasigilinčiau ir būčiau dar didesnis profas, bet ką noriu pasakyti, kad tas darbas yra be galo man mielas ir mylimas. Aš jums galiu pasakyti tokį pavyzdį, kad pirmas dalykas, mano turbūt pats mylimiausias mano sėkla, kuri atsirado gyvenime, tai buvo mano sūnus. Tai kai gimė mano sūnus, tą vakarą aš vedžiau vestuves. Jis gimė kovo 18 ir kovo 18 aš turėjau reiškias vestuves. Tai, Hebra, tai parodo svarbą ir atsakomybę į kiekvieną porą, į kiekvieną šventę ir visiškai tai nesvarbu, ar tai yra vestuvės, ar tai yra įmonės vakarėlis, ar tai yra krikštynos, ar tai dar kažkas, tai yra svarba, nes tu supranti, kad tu nuvilsi, ta prasme, tu gali sakyti, kad tu nuvili šeimą išvažiuodamas, žinai, bet sutikdamas būti vienoje ir kitoje šventėje, aš prisėmu ir atsakomybę, kad ir kas bebūtų, aš turiu būti joje arba turiu kažką tai pakeisti. Aišku, sūnus išlindo šiek tiek anksčiau, ten savaitę ir 2, ten kažkaip, man atrodo, gavosi. Tai turėjo būti lyg ir saugi data, kovo 18 daryti visą tai, saugi data. Bet tai tapo, kad, žinai, aš vakarą prieš suprantu, kad mes važiuojam į gimdymo namus. Ir aš suprantu, kad gims, ir ten taip, ne viskas taip lengvai, ten, žinai, ir gaunasi kartais, ir ta naktis tokia prasiridena. Ir jau mane žmona siunčia, sako, tu eik bent biškį pamiegoti, tau rytoj išvažiuoti, žinai, reikia, sako, eik pamiegoti. Tai ta naktis tokia, kur tu ten mėgi, bet svarbiausia, kad mano kostiumas kabėjo mašinai, buvo viskas parinkti, ta prasme, aš kaip aro pareigūnas, viską buvau susikabinęs ir viskas buvo redi, absoliučiai, ta prasme, išvažiuoti į renginį, rekvizitai supirkti, viskas yra sudėta, nes tu supranti, kas vyksta. Aš esu, kaip sakė, atsakingas, aš žiūriu į priekį, susidėlioju, man nėra tų, kad aš varau ir dar taškaus į šonus ir čia kažką bandau padaryti. Gimdymo krepšys ant vieno peties ir kostiumas į balį. Įsivaizduok, aš pirmą nusinešu kostiumą, paskui parnešu visus gimdymo krepšius žmonai mašiną, mes nuvažiuom, ta naktis nieko nevyksta. Ryte jau renkasi gydytojai, aš žinau, kad tai yra diena, kad aš turiu išvažiuoti jau į renginį, o dar niekas negimė. Tai įsivaizduoji, jeigu jis negims, o aš išvažiuosiu ir tada gims, kokia yra parkė, ta prasme, susprogų širdis, kad tu, ne pirmas pamatysi savo vaiką, žinai, toksai ir ateina tas rytas, ateina toks fainas gydytojas, linkėjimai jam. O sako, jūs eikit į tą, reiškia, palatą, atvešim, žinai.
Nu gerai, aš galvoju, kad atvešiu ir žmoną, žinai, ir vaiką. Įsivaizduoju, aš grįžtu į palatą, ateina pas mane ten tos jau visos sesutės, sako, paimkit rūbelius, čia vaiką perrinksim, aš ten rūbelius tvarkau, viską sunešioju, toks, žinai, toks, wow, euforija, viskas taip greitai vyksta ir aš vis tiek tą laikrodį taip nenori, vis kartais nenori, o tuo metu mano uošviai važiuoja 200 km mane pakeisti, nes jau žino, kas įvyko, kad man reikės važiuoti į renginį, jau ten jie varo, kad mane pakeisti, kad nepalikti vienų. Parvarai palatą ir ten, žinai, durys prasidaro. Įstumė tą vežimuką visą, kur ten tas naujagimis, žinai, įstumė, nu tai sako, va, galit pasilapinti, sako, pakalbėti su vaiku, sako, mamai dar valandėlę reikia ten pabūti, žinai. Duris uždaro, man vestuvės, čia vaikas, žmona kažkur, uošviai už 200 uošviai kilometrų. dar netvažiavę, nu okei, žaidžiu, bet parke ne ta, kad aš čia nesuspėsiu, parke yra ta, ką su juo daryti. Oi, Parke yra. Aš apie laiką galvoju. Ne, aš įsivaizduoju jau Tomą vestuvėse, kaip su leliuku sako, važiuokit, čia jūsų ateitis. Tu įsivaizduoji ir aš nežinau, ką su juo daryti, o jeigu jisai prisikakos, o gal reikia patikrinti, o jeigu jisai pradės verkti, o jeigu kažkas, o jeigu, žinai, tų jeigu yra be galo daug ir tai palieka vieną su vaiku, ta prasme, tokio amžiaus, tokio dydžio, niekada gyvenime nesu buvęs, žinai. Geriau tave paliktų su 500 svečių vestuvėse. Ta prasme, be elektros. Čia be mikrofono. Ir tai lengviau turbūt susitvarkyčiau be mikrofonų su 500 negu su vienu mažu reikalautoju. Bet jis tada miegojo, viskas ramiai, žinai. Ir aš taip laukiu, sako, kad tai galit paimti, kur ten paimti, aš bijau imti, supranti, ten dieve, tu mano, ten va taip telpa jo nugarai ir užpakalis, o čia telpa jo kaklas ir ten galva, žinai, ir laikau aš tą vaiką, žinai, pasidarau tų selfių, viską. Po to jau ten praėjo šiek tiek laiko, jį vėl išsivežė, nes ten kažkokius tyrimukus, kažką reikėjo pažiūrėti, tuo metu jau aš įleidau uošvius, jau jie spėjo atvažiuoti, tada aš nuvarau su vandeniu pas žmoną, žinai, aplankau po narkozės, jau atsibūdus buvo, jau viską ten, žinai, pagirdau, viskas, sakau, viskas normaliai, vaikas jau ten, žinai, jau ten senelė atvažiavo, viskas tvarkau, parvarau į palatą, Maikė, oba, pažastis, gimdymo namuose, viskas tvarkau, pažastekliais, viską fuk į veidrodį, nusilyju galvą, plaukus, žinai, viską gerai, sakau, sustepsiu ten vietoj, žinai, jeigu ką, viskas, ta prasme, aš pro duris, 2 valandą, man atrodo, aš jau buvau startavęs iš gimdymo namų Vilniaus ir turėjau važiuoti į Jurbarko rajoną. Tai čia buvo 2 valandos. Tai va, 4 aš buvau ten, svečiai 5 turėjo pradėti rinktis. Hebra. Tai aš tik nulėkiu, vėl kostiumo rengimaisi, ten čik parepetuot, bet buvo žiauriai fainas reikalas, nes jaunieji parkeliauja, jie, mano pažįstami tokie neblogi, tai jie parkeliauja ir ten pampersų pridovanojo, ta prasme, tokių per savo vestuvės paminėjo, kad šiandien varyte man gimė vaikas ir tas. Tai aš juos visada atsimenu per sūnaus gimtadienį, ta prasme, nes jų vestuvės tiesiog buvo, nu, žinai, tą dieną, kai, nu, tai buvo kažkas tokio nerealaus. Tai va, tai ant kiek yra svarbus tas darbas ir ant kiek jis yra pareigingas ir atsakingas. Ir kai sako, ar kažką aukoji, tai va čia tokius dalykus ir aukoji, žinai, aukoji ne tik, kad ten kažkokį tai savaitgalį, bet tu apskritai aukoji su ta rizika, ta, kad nesvarbu, kas nutiks, ne? Taip, važiuoji ir darai. Ir darysi, jeigu tai nesusijęs su tavim. Taip. Dainis irgi yra pasakojęs, ką ten prieš vestuvės, prieš savo vestuvės. Ai, nu čia, bent jau negimdėm, bent jau tie gerai, bet būdavo, kad ir prieš savo vestuvės anksčiau atvažiavome į sodybą, sodybos šeimininkė leido net iš vakaro atvažiuoti ir pernakvoti, netgi, kad nu tiek jau su darbais ten buvo reikalų, kad ten vežiotis viską iš Vilniaus į Kauną ir žodžiu, nuvažiavam susiruošim viską ir būsimoji žmona tuo metu nuėjo miegoti jau ir aš tada į kitą vilos galą, į kitą kambariukų įsidariau ir dar kitiems jauniesiems filmo trailerį, anonsą dar dariau. Padariau, jau buvo gal po 12 ir tada man reikia dar rytoj sveikinimą padaryti, aš dainą norėjau rašyti, žinai, ir su vyrukais surepetavę buvom jau per bernvakarį šokį padaryti ten su švarkiu. Palauk, atsiprašau, dainą įrašyti? Jo, aš sveikinimą dainą rašiau, paskui dar įrašą, paskui dar nusiunčiau kitą dieną dar, ar kažkaip ten, ar paskutinę minutę Tomui dar kelis variantus perklausiu, kur ten geriau ten balsą, žinai. Tai aš naktį greitai pabaigiau dėlioti, sutvarkiau, įsiunčiau ir galvoju. Aš vis to laukiu, o tuo metu mano žmona Dainiau, girdi mane? O nėra, žinai, ir nežino, kur išėjęs, žinai,
Manau, kad žmona pakankamai gerai pažįsta jau Dainių. Nu, tai žodžiu, padirba ir tada pagimdėt. Ne, Ne, tai negimdėm. sako, negimdė. Viskas okei? Ne, negimdėm dar. Nu, tai, bet būna, vat, kad reikia savo vestuvių išvakarėse dar kitus darbus padarai. Bet tu taip paskui dar pasakysi, savo padarai bet darbus. būna savo vestuvių išvakarėse, taigi atrodo, kad čia ne pirmą kartą žemėje, žinai. Žinai, kai tu atlankęs 100 vestuvių, kai esi atlankęs, tai tavo vestuvės tampa tokias, žinai, kaip ir dar vienos vestuvės, tik tai tavo, reikia tau daugiau, žinai, dar Dar reikia ne tik pabūti, žinai, darbuotojų, bet dar reikia ir tų pačių dalyvių, žinai, pagrindinių pabūti. Ja. O klausyko, tai tu per sezoną metu tokiai šiaip įdomus klausimas. Mes rugsėjo mėnesį pradžiai ženijomės, tai Pataikė, yra prodiuserė, pataikė jisai datą, viskas normaliai. Rugsėjo 11. Nes 10. Palauk, Nes jeigu nepataikėm, tai aš nelaukiau to kamero, žinai, klaidai, tai viskas baigas podcastas, mes turim išsiaiškinti. Rugsėjo 10 pasitikrinau dokumentus, pasikėliau, viskas gerai. Tai buvo jau darbelis, šiek tiek pavasaros prasidėjo, aš norėjau pradėti atidavinėti po truputį, tai sakau, atiduosi, man nebus ten ant sąžinės netopės. Tai nuoširdžiai padariau, išsiunčiau, jau nepatenkinti ir tada dar savo dainušką baigiau ir tada jau nuėjau miegoti. Ir ryte dar suknelę jaunai lyginau, nu žodžiu, visus koordinavimo darbus visus dar padariau. Žinai, Dainiau, mes pasidalinam. Dabar aš galvoju, ant kiek, pavyzdžiui, planuotoja, koordinatorė, žmogus, kuris, iš esmės daro tą darbą, kur, žinai, visus ten būna ir surenka gerai ir taip toliau, komanda sustato, ką tu esi gyvenime paukojus dėl vestuvių. Nu, bliamo, man reikėtų, žinok, aš paukoju. Jaučiuosi kokį koncertą, ta prasme, jaučiuosi kokias vestuves iškeitus į koncertą. Buvo koncertas ir tu sakai, viskas sudėliota, chebra, aš išvarau, viskas. Fainai, gerai. Palieku gretutę ten sutvarkys. Aš varau dabar į YouTube. Ne, vaiktų, ne. O pavyzdžiui, vasarą irgi turiu draugės vestuves, tai vienas, tai taip žvaigždės visos sukrito, kad galėsi sudalyvauti. Ir žinot, mums vestuvių teikėjom, tai čia yra belekas sudalyvauti vestuvės kaip svečiui, žiauriai gerai. Bet į kitas vestuvės tai ne. Ir aš iš pradžių galvoju, gal ten asistentė, ir sakau, ką aš apgaudinėjau. Ne, aš tokia esu, kad aš žinau, ką su ko kalbėjau, su Tomu, su Dainium, kas atveš servetėlę, kas paduos man malką, kas paduos man kirvį ten, jeigu reikėtų iškirsti. Kapoji tu kartais? Kapoji vestuvėse? Iškirtų kažką, žinai, o kapoji su kirviu? Aš tai kapoju su kirviu, žinau. Oi, ką tu tai fainai, tai gintaro dulkės, pavyzdžiui, jeigu... Aš galvoju apie terasą papasakosiu. Ne, bet tiksliai nuo terasos liks malkų. Čia ne laidelė apie bitės ir ūkį, ten statyti, čia, kaip sakyt, ne ūkininko dienoraštis? Čia ne ūkininko? Čia ne 5 žodžių būstas. Bet žinai, kai pagaliau pasiperši, tai visokių darbų atsiranda nenumatytų paskui, žinai, gyvenime. Jo, bet kartais kai kurie, palauk, nebaigiai pasakot. Nu tai va, tai tipo, kad, ką aš norėjau pasakyti, kad, man pirmiau irgi darbas, aprismėjėjo, žinai, aš galvoju dar iš pradžių, gal ten kažkaip, ne, ta prasme, aš žinau, ką su kuo derinu ir panašiai, tenai komandos, ir aš žinau tiesiog, kad aš įspręsiu to vietų dalykų, žinai. Tai aš dėl to šiaip ir neturiu, pavyzdžiui, komandos lygiavertės partnerės, nes aš žinau, kad aš atsakau už save. Taip. Ir visada į vestuvės važiuoju aš, nes aš žinau, ką aš kur esu sutarusi visais teikėjais. Tai va, bet kažkokių tokių Jėzaus istorijų neturiu, žinokit, vertų šito podcast'o. Ir man tai toks klausimas iškart kilo, tai kas dabar sunkiau yra, ar vaikus auginti, ar vis dėlto dirbti vestuvių srityje? Kada nuotakos gainioja, ar kada vaikai gainioja? Čia tokie skirtingi dalykai. Skirtingi dalykai. Ta prasme, čia net aš taip juokaudavau, žinai, tai vienam kokiam nors intervė, tai kitam aš juokaudavau, kad fiziškai man yra labai sunku po viso vakaro atidirbus pasikabinti per kantą kelnes. Aišku, čia yra toks, žinai, toks lyg ir pajuokavimas, bet patikėkit, kartais, kai tu jau kabini 50 kartą tą sezoną per kantą kelnes, po tokio gero prakaituoto vakaro, kur tu ten atidavėjai viską, aš tiesiog norėčiau, kad man kažkas tą kostiumą sulankstytų, pakabintų, sudėliotų, įdėtų į maišą. O tai gal asistentės tau reikia šalia? Aš jau pradedu galvoti, kad gal ir reiktų, nes tai tikrai man jau kartais darosi toksai, žinai. Bet čia dar toks, sakau, juokai, bet turbūt pats sunkiausias yra fizinis dalykas, tai yra parvairuoti naktį, ypač jeigu tau reikia parvairuoti 200 ar ten 300 km, kai tu esi, tikrai atidavęs viską ir išsisunkęs pakankamai ir tau dar ten vynioti tiek kilometrų, tai negali tengi prigerti ir to Red Bullio tiek ar ten kitokių reikalų. Taip, geriau vanduo ir tas poilsis. Aišku, jau tiek 300 km aš tikrai nevažiuoju, jeigu kitą dieną šventę, tai normalu, kad tu geriau guli, miegi
ir po to važiuoji, bet jeigu taip jau tau paskutinės savaitgalį vestuvės ir tau vis tiek reikia grįžti, nu tu važiuoji, ne? Važiuoji ir tai tikrai atima labai daug jėgų, bet aš nežinau, žinai, ar tas fizinis, aš važiuodamas galiu ir pamiegoti, viskas tvarkoja. Nes tu vienas važiuoji, man atrodo. Jo, tai nieks nekalbina, tu pamiegi, žinai, ir vėl taip atsikeli, ir vėl žiūri, kad, jau iškalis, jau tik ir valandas sprogo, žinai, viskas normaliai, tai tu pamiegi važiuodamas, viskas čiki. Bet vis tiek tas toks lieka psichologinis dalykas ir labai geras klausimas, dėl kad ir žmonės manęs paklausė, sako, kas yra sunkiausia. Sakau, žinot, kas yra sunkiausia? Sunkiausia ne tai, kad tu turi ten atvažiuoti, ar sukurti programą, ar žiūrėti žmonėm į akis, dainuoti, ar atiduoti ten savo visas tas fizinės galimybės. Sunkiausias dalykas yra atvažiuoti į šventę, kai vakar buvai padaręs 150%, o šiandien apie tai niekas nežino. Ir tu šiandien sutinki vėl žmonės ir tu vėl turi iš naujo, kaip nieko nebuvę, nors jeigu tai būtų vakarykščiai žmonės, mes iš karto jau čia tūsintume ir būtų sakytų, o jis atvažiavo bus. Tęskime, kur pabaigėm. Ir tu čia, visiškai nesvarbu, kas buvo vakar, ant kiek tai buvo nuostabu, šiandien aš vėl pradėsiu vakarėlį nuo 0 arba net kartais nuo minuso, žiūrint kokį tu kolektyvą rasi. Ir tu vėl iš naujo atiduodi savo energetiką per akis, per visur, atiduodi tiem žmonėm iš naujo, juos pamilsti ir vėl kažką padarai. Ir tu įsivaizduoji, tu per savaitgalį padarai 1, 2 ar 3 vestuves, praėjo šiek tiek dienų, tu sukaupai vėl atgal tą energetiką visą ir tu vėl važiuoji. Ir tu vėl atvažiavęs tą savaitgalį, niekas nežino, kad praeitą savaitgalį tu visą praėjai, taip žinai, ir vėl tu viską pradedi iš naujo. Tai manau, kad ir jum yra tas pats, kada jūs turite atrasti stiprybės, vėl iš naujo važiuoti, vėl iš naujo galvoti rakursus, vėl iš naujo prieiti prie žmonių, juos atpalaiduoti, ypač tavo darbe, ne? Kad jie šypsotųsi tau vėl. Vakar buvo gerai, šiandien tu nežinai kaip, ir dar jaunoji sako, nu bet Živilė, ir to nėra, gal ir to nėra. Yra viskas mano bagažinė ir ten tu vėl aiškinės ir vėl dėlioji. Tai va čia yra tas, kas atima tiek daug čia tų smegenų. O man labai daug yra kaip tik iki vestuvių dar to psichologinio dalyko, nes aš visą laiką irgi turiu, žinai, neįžeisti, kažkokių idėjų pasakyti, turi su mama bendrauti, ta prasme, labai draugiškai, labai fainai, tai nors jos idėjas yra, ta prasme. Bet, tu, ta prasme, turi apeiti, išklausyti, tai man, iki vestuvių turbūt yra tos psichologinis moment, o vestuvių dieną, tai jau kaip Dievas duos, sakau. Aišku, ta prasme, kaip sakai, irgi tu turi atsipūsti, atleiti, tipo, vėl nauja diena, vėl kažką, tipo, irgi, žinai, įrodyti iš tos serijos, bet man, iki vestuvių, tai ypač labai daug tokių. Tu iki vestuvių turi daryti, kaip poliklinikoje daro registratorius, nukeli ragelį, laidinį ir viskas, ir visą laiką užimta. Viskas, ir prieš vestuvės tu jau tada pati pasiskambins, sakysi, laba diena, čia skambina. Būna tikrai, kad kiekvieną kartą atvažiavusi fotosesiją tu vėl iš naujo nauji žmonės ir tas pats klausimas. Jie bijo, kaip jie savo atrodys, kaip jie jausis, ar jie galės atsipalaiduoti, ar jie galės lengvai jausis. Aš žinau, kad aš taip galėsiu padaryti ir nukreipti juos, bet jie to nežino. Ir susitinki ir vėl nuo 0, žinai, geriau, čia vieną petį geriau taip, rankos geriau taip, čia vaikinam taip, merginom taip ir tu atidirbi tą techninį dalyką ir paskui jau, žinai. Bet klausimas, ar čia yra, kad atvažiuoja poros, kurios yra prisigalvojusios ir prisižiūrėjusios žurnalo viršelių ir, žinai, ir mes, su šito fotografu mes atrodysim taip, betgi ne visi vienodai atrodo. Nebūtinai, galbūt. Ne visų veido bruožai taip, ne visus myli kamerą taip identiškai, kaip ten myli galbūt, ar ne. Tu turi ne. pamatyti tą pusę žmogaus, iš kurios jisai atrodys gražiausiai, kartais netgi atrandi, paklausi, kokią tavo pusę mėgstamesnį Instagraminį, žinai, pasako tą. Ir aš kartais net parodau žmogų jam iš visai kitos pusės ir jisai pamato, kad oho, kitas kampas gali visai kitaip atrodyti, taip eksperimentuojam šiek tiek, bet viskas taip per bendravimą. Man aš labai buvau nustebęs kažkada, kai fotografė man sako, nuotaka, sako, atintė, sako, man nuotraukų, sako, pavyzdžių, ko jinai norėtų, bet aš sako, bendrauju, ir jinai sako, man biškai taip kito, ir aš kaip pamačiau, aš taip žiūriu, ką galvoju, tarsi, jinai yra visiškai intravertė, visiškai ten tokia, žinai, pelytė, ten kur žodžiai. O norit ten iškirpti koją, taip, kitaip, ir aš žinau, taip sėdėjau ir galvoju, kaip tu sakai, ir prisižiūri Instagram, prisižiūri žurnalų, ten taip, ir, bet tai yra apie jūs, ta prasme, kiekvienas turit apie save kurti tą istoriją, žinai, o ne prisižiūri. Bet tai nebūna tokių, kur žmonės prisigalvoja belę ką ir tu žiūri ir galvoji,
aš padarysiu maksimaliai, ką galima išlaužti tą aplinką, bet, hebra, jūs prisigalvojat piškinę pagal save. Aš, kadangi labai dažnai susiduriu su šito reikalu, kad žmonės nori pagal pavyzdį kažkokį tai, bet tu to paties net savo kadro net kartos, nes keičiasi dienos šviesa, saulė, lietus, debesuota, tu nepakartosi. Aš labai techniškai pasakau, parodo man pavyzdį, sako, norim taip ir taip ir taip, pasižiūri žmonės gerai, kaip ir galima tokį stilių su jumis padaryti, bet aš sakau, jaunikis neatsiunčia vienus pavyzdžius, jaunoji kitus pavyzdžius, kur visiškai skirtingi ir jaunikis įsivaizduoja taip fotosesiją. Toksai, žinai, pafotoshopintas, žinai, visko taip švarka per petį, čia prasuplėšti marškiniai, o jaunoji su rūteliu čia vainikų, žinai, tokia nekaltutė romantika. Rūgiuose, taip, guli tysoje, koja išmesta, žinai, tokia, taip, ne? Tai jeigu paprašo tokio kažkokio konkrečių dalykų, tai aš labai techniškai nuaiškinu. Aš paaiškinu, į ką reikia atsižvelgti, į lokaciją, į jūsų rūbus, jūsų stilistiką, ar dėrės su aplinka, kokia bus šviesa, ar bus saulėta, karšta, ar bus lietus, sniegas ir apsiniaukę, tai nuo to jau koreguojas visi dalykai. Tai arba turi važiuoti tada į studiją ir tada daryti su kontroliuojama šviesa, tu gali padaryti, atitaikyti, bet kadangi šventėse nelabai linkę žmonės rinktis fotosesiją studijose, mėgsta gamtą, lauką, ten dvarų, aplinkas ir panašiai, tai tada aš tiesiog paaiškinu iš techninės pusės, kad ko galima tikėtis ir kas realu bus ir ko nebus galima visiškai padaryti. Tai tada žmonės jau tada aš jiems palieku spręsti. Jeigu jie pasitikė tuo, ką aš pasakau, tada mes padarysim maks su jais, ką galim į tą pusę, į tą stilių, bet tai nebus tai, kad tu atkartosi 100%. Bet Dainiau, pavyzdžiui, man toks visada susidaro vaizdas, aš jau per patirtį, per tą kiek metų ir kiek pravažiuoja fotografų ir žinai, ką mes su jais apkalbam ir kiek pasitarėm, tai yra vienareikšmiškas dalykas, kad gamtoje vis tiek fotosesijos yra pačios gražiausios ir tu niekada nepakeisi turbūt... Kaip sako? Ten miela. Niekada tai nepakeisi ant salės viduje, tokios paprastos, blankios tos nuotraukos gaunasi, kiek esu matęs, vis tiek laukas yra laukas turbūt. Ar tu mieliau fotostudijai darytum? Ne, aš nekalbu, kad mieliau daryčiau fotostudijai. Fotostudijai galima žurnalinį kadrą padaryti, tą, kur galbūt kai kurie ir nori. Tai galima, jeigu, tarkim, blogas oras kaip alternatyva, važiuoti į fotostudiją ir ten labai galima kontroliuotai padaryti tai, ką tu nori. Nes tu gamtoj, tu nežinai, kur tu atsidursi, nežinai, kokią tavo lokaciją reikia pristaikyti ir pagal tai žiūrėti. Bet Dainiau, pavyzdžiui, iš tikrųjų nėra ta realybė, kad, gerai, jūs ten darot, man atrodo, yra tie fotoalbumai, kuriuos fotografai padaro, nusiunčia. Mano dar tada tuo laiku, kai aš ženijaus, kažkaip to nebuvo, tiesiog atsiuntė tas nuotraukas. Ir aš, pavyzdžiui, dėl to tu pasakoji apie tos viršelinius, mes naudojam iš tos fotosesijos gal 3 nuotraukas, kurios yra atspausdintos, ten padarytos. Pakabintos, gal dabar dar name nekabo. Reiktų pasižiūrėti, kur yra. Bet tu apie tai ir kalbi, kad, iš esmės, tai tu dirbi visą dieną, bet gali būti įsivaizduo, kad jaunieji panaudos tik vieną nuotrauką iš tavo 300, ir tu atrask tą kadrą. Tai aš kaip aiškinu, kad nėra taip, kad tu atsistoji, padarai pikštį ir tas vienas kadras yra. Tu visą dieną dirbi, kad tą kadrą būtent tą galėtų išsirinkti iš tikrųjų. Tai mes irgi, turim atsispausinę 2 nuotraukas virš, kabo miegamajam iš vestuvių ir nesakysi, kad tik tai 2 nuotraukas mums gražiai įsigavo, bet tu išsirinkai jas ir jos to fainiausias. Poros įsirinka vieną nuotrauką pagrindinę, kuri reprezentuoja jiems jų tą visą šventę ir jiems primena tą visą vaibą, tą visą pojūtį, nukelia atgal į vestuvių dieną. Tai, bet aš negaliu prisirišti prie to, kad jie pasirinks tik vieną nuotrauką, nors aš ten visą dieną dirbau. Galbūt jie turės tas visas nuotraukas kažkada. Jie skirtingai irgi save mato. Negu tu. Bet aš neprisirišu prie to, nors atsiduodu maksimumą, bet neprisirišu, nes galbūt tos nuotraukos vieną dieną bus tiesiog sudegintos. Aš klausau ir aš iš tikrųjų gali būti sudegintos. Gali būti. Bet būkim realistai, tai kiek porų irgi sudegina tas nuotraukas ir kam reikalinga, ta prasme. Labai liūdna, bet būna išsiskiria poros ir tada visą albumą tenka sudeginti. Ne, tai palauk, nebūtinai jaunieji, gali būti, kad tu svečius sufotkina ir ta svetė jau nebe su tuo svečiu yra, žinai, tu ten irgi dega. Bet gal šipsenėlė. Iš savo vestuvių mes gal kokias 5 poras turėjom iškirpti
palikti antrą pusę ir palikti be. Nu, bet tau Jūs nebuvo tai problemų. padarėt Taip, rimtai? bet šiais laikais tai labai lengva padaryti su dirbtiniu intelektu. Tai yra tekę ir vestuvinėse nuotraukose jaunųjų, kada tu priduodi nuotraukas po 3-4 mėnesių ir ten kažkas parašo, kad jie jau Konfliktas visi skyrė, gal galima kažkaip. Nu, bet jeigu Be problemų. Skyrė, ta prasme, koks Nepakeičimų skirtumas? nėra. Tu vis tiek, ta prasme, tą dieną buvo tokia istorija. Bet tu įsivaizduoji, kaip fainai. Dainius pasikviečia tą naują bičą, nufotkina prie šitos sienelės, Ir tada įdeda. taip, uoba, ir tu pažiūrėk, tu buvai mūsų vestuvėse. Bet žiūrėk, ant kiek fake, eik tu savo. Bet ant kiek faina, tu įsivaizduoji? Tomai, nu ne. Tu, tiesiog, o jeigu tu Kaip tai esi toks netikra? lovelasė arba lovelasas, kur ten, žinai, kas pusę metų keiti ir tavo draugai pasipila ten 5 metai ir kas metus po 3 vestuvės. Tai tu vis tiek bent jau turi fotoalbumą, kur tavo tas tikras dabar jau vyras pakeičia tuos visus buvusius ir tu visų draugų vestuvėse būsi padalyvavęs. Nerealiai. Rašyk Dainiui. Aš šiaip iš tikrųjų klausau ir čia mes taip juokaujam faina, bet aš labai palinkėsiu į tavo pusę, kadangi apie nuotraukas juokavom, tai aš palinkėsiu visiems jauniesiam turbūt įsirinkti tokį fotografą, kuris nepušins, kuris jūs palaikys, kuris jums padės pasirinkti tas geras, nuostabias, puikias lokacijas, leis suvalgyti ledų, normaliai žmogus apskaičiuos laiką ir jūs tikrai turėsit fainą tokį timingą nuo savo ceremonijos, fotosesijos, paskui parkeliausit pas mus Živilę vakare ir mes pratęsim vakarą. Perduosim Tomui tada. Būna ir fotografai vakare, viskas tvarkoja, bet tikrai svarbu, rinktis pagal nuoširdumą. Aš sutinku, kad visi būna pavargę, bet net ir pavargęs žmogus būna nuoširdus ir labai fainai gali tau užkurti tokį smagų, šiltą, jaukų vaibelį, su kuriuo parvažiuosi vakare ir tavos vestuvės bus nuo fotografo, planuotojo, filmuotojo, iki vedėjo ir kitų atlikėjų ir personalo ir sodybų. Todėl visiems linkim nuostabios komandos, pačių nuoširdžiausių žmonių ir turėkit pačias geriausias šventes. Gero baliaus. Pasimatysim jūsų vestuvėse.